Sveiki. Pradedam paskutinę mūsų teorinę paskaitą sutrikusios raidos vaikų piešinių ypatybės. Ir prieš ją pradėdama noriu vėlgi akcentuoti jos pradžią tokia labai gražia Inger Brochmann citata. Jeigu norime įminti vaikų piešinių paslaptis, turime atverti akis, vaizduotę ir protą. Na va, o šios paskaitos tikslas ir būtų aptarti sutrikusios raidos vaikų piešinių ypatybės ir mes paskaitos metu galėtume pakalbėti apie sutrikusio intelekto vaikų piešinius, apie klausos sutrikimą turinčių vaikų piešinius, regos sutrikimą turinčių vaikų kūrinių ypatybės ir autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų žmogaus piešinių ypatybės. Na va, tai iš tikrųjų tų duomenų, pradedant apie sutrikusio intelekto vaikų piešinių ypatybės, tų duomenų yra, bet jie yra labai prieštaringi. Ir tikrai tos mokslininkų įžvalgos ne vienareikšmės. Štai pavyzdžiui, Alfredas Binet, kuris vienas iš tų mokslininkų, kuris sukūrė intelekto sutrikimui matuoti testą, jis teigia, kad sutrikusio intelekto vaikai turi pomėgį kopijuoti. Ir jis tą pastebėjo pomėgį absoliučiai visose srityse. Tai iš tikrųjų gali būti susiję su tuo, kad maži vaikai jie stebi aplinką, stebi iš tiesų ir suaugusio veiksmus, ir savo bendraamžius, ypač vyresnius mokinius, jeigu, tarkim, nelabai kas jiems sekasi, tai be abejo, kad klasėje, tarkim, gali pastebėti, kaip jie vienas nuo kito kopijuoja. Tai gali būti, kad Binet pastebėjo apskritai visam vaikystės amžiaus tarpsniui būdingą tą tokį mokymosi strategiją, todėl kad jeigu tu nestebi ir nekopijuoji kitų žmonių veiksmų, toje srityje, kuri yra tau nepažini, tai iš esmės negali įvaldyti jokių įgūdžių ir negali nieko tada išmokti. O dabar išskirti, kad tai būtų būdinga tik tais intelekto sutrikimą turintiems vaikams, sakyčiau, galbūt yra ir truputėlį per drąsu. Nors iš tikrųjų, ta tokia kopijavimo tendencija arba tiražavimo tendencija gali būti stebima ir yra tikrai kiti pastebėję autoriai. Čia parinkau šitoje skaidrėje nuotrauką iš knygos, kurioje buvo pristatomi vaikų piešiniai, bet dabar, tiesą sakant, pamečiau jos pavadinimą ir negalėjau patikslinti nei išleidimo metų, nei puslapio. Tai tikrai yra pastebėta, kad piešinio tematika yra besikartojanti, labai ribota, ir tą mėgstamą temą jie gali kartoti daugybę kartų. Vėlgi, jeigu žiūrėti, kad vien tik tai formaliai ir taip pat iš kognityvinės pusės, kad kartojasi tie patys piešiniai, taip, tikrai taip galima sakyti, bet tarkim, besigilinant tą psichologinę pusę, akivaizdu, kad vaikas tada siunčia kažkokį pranešimą, kas jam yra aktualu. Ir daugiausiai tai yra susijęs su emocijomis, su išgyvenimais, su ta asmeninė patirtimi. Ir jeigu, tarkim, kažkokia patirtis keičiasi arba atsiranda naujų tokių dalykų, tai be abejo, kad ir keičiasi tas piešinys. Tai tas tiražavimas piešinių arba tas pakartojimas santykinai, sakyčiau, kad nelabai tiktų vien tik tai sutrikusio intelekto vaikams. Tai nebūtinai yra būdinga tik tai jiems. O tie tokie stereotipiniai namo struktūros ženklai arba simboliai, jie iš tiesų yra, bet tai turbūt vėlgi yra visiems vaikams būdingi. Ir čia mes matėme tą namą tokį, kur jo vaizdinys yra sudarytas iš dviejų sienų, štai viena ir kita, matosi, kad yra bandymas vaizduoti namą perspektyvoje. Durys, kas yra tikrai įdomaus ir tą patį esu pastebėjusi ir savo vaikų piešiniuose, durys jos kažkaip yra su tokiu kryžiumi užkryžiuotos ir langai paprastai yra žymimi antrame aukšte. Pirmame aukšte, ten kur durys yra, tiesiog langų nėra. Psichologiškai vėlgi tai yra tam tikras požymis vertinant ir psichoanalitikai mano, kad tai yra iš dalies ir gynyba tam tikra, todėl kad langai yra susijęs su tuo, kas viduje atidarymu arba išleidimu.
Ir tas langų pakėlimas į antrą aukštą reiškia, kad pirmame aukšte pasitinkant kažką, kas jau ateitų link tų namų, yra barjeras ir yra tam tikras nepasitikėjimas. Tai mes tą patį, tiksliau aš pati galėjau tą pastebėti ir jau savo ugdytinės piešinyje, kurį demonstruoju, tai irgi taip pat štai durys pirmame aukšte, langai antrame aukšte. Tik čia jau matome, kad ta namo perspektyva, jie yra visiškai sulaužyta ir jeigu čia štai buvo ir siena ta, ir tas stogo kraikas vaizduojamas, ir stogo tas nuolydis yra tinkamos krypties, tai štai šiame piešinyje ta perspektyva yra sulaužyta, namas yra tikrai tos vienos sienos, ta antra siena nevaizduojama, nors štai tas kraikas viršūnėje atsiranda, ne? Tai kas yra teisinga ir kas tikrai yra pastebėta, tai, kad sutrikus intelekto vaikų psichiniai procesai, tai reiškia atmintis, dėmesys, mąstymas, taip pat emocijos greičiau arba lėčiau keičia vienas kitą. Mūsų psichika tikrai yra labai dinamiška ir vienu metu gali veikti tie visi psichiniai procesai. Taip nėra, kad mes dabar čia turime atmintį, kažkur ten galime stebėti dėmesio apraiškas, mąstymą ir taip toliau. Tai mūsų ta psichika veikia tikrai visybiškai. Bet tai, kad, tarkim, vis tiek mes turime tam tikrą valią ir galime reguliuoti savo procesus, pavyzdžiui, galime sutelkti dėmesį valingai kažkurią tai veiklą, galime, dėti pastangas, kad atsimintume kažką, tai šiuo atveju įprastinės raidos vaikams tie, atrodo, psichiniai procesai, vyktų taip kažkaip nuosekliai ir bent jau tuo tempu, kuris mums, tarkim, stebint iš šalies nekelia jokių kažkokių tai tokių siurprizų. Tai, kas yra susijęs su sutrikusio intelekto vaikais, tai tikrai pastebėta, kad šitie psichiniai procesai labai greitai gali keisti vienas kitą arba labai lėtai. Jeigu greitai, tai reiškia, vaikui yra būdinga tie patys požymiai kaip ir hiperaktyvumą turintiems vaikams, kad jie nenusėdi vietoje, jam labai greitai reikia keisti kažkokią veiklą, jie gali neišklausyti visko iki galo, arba atsistoja išlėkti iš klasės ir panašiai. Ir jeigu jie yra įsitraukę į procesą, jeigu jie yra kažkaip įsigilinę į tai tada lėtesnė ta veikla pasireikštų tuo, kad jiems yra sunku perkelti dėmesį iš vienos veiklos į kitą. Net ir, tarkim, pasiūlius kitą veiklą, jie savo veiksmais gali atkartoti tuos pačius judesius ir toliau plėtoti tą pačią veiklą, ką ir darė anksčiau. Ir piešiniuose irgi taip pat buvo pastebėti tokie požymiai. Tai tie stimulai, kurie gali sukelti tų psichinių procesų dinamiką arba tą lėtą veikimą, gali būti absoliučiai bet kas. Tai gali būti ir kalba, ir kažkokia pasakyta frazė, ir atskiri žodžiai, ir kiti, tarkim, vaiką supantys socialiniai ženklai, kaip kitų žmonių reakcijos kažkokios, tai arba kūno, tarkim, neverbalinė kalba, arba, tiesiog priartėjimas kito žmogaus ir panašiai. Tai ką aš dabar minėjau, kad labai greitai gali pakeisti savo sumanymą ir atsisakyti to pirminio sumanymo, kaip tik tais ir yra štai šito piešinio iliustracija. Mes čia galime pamatyti štai tas tokias bangeles ritmiškai sudėtas, ar ne? Iš pirmo žvilgsnio galbūt tai yra vandens simbolis, bet jeigu žinai, kad prieš tai vaikas turėjo rašymo pamokėlę, rašymo pratybas, tai akivaizdu, kad tos bangelės tiesiog atkartoja tą ritmą. Ir šiaip vanduo, jeigu jau vaikas ir būtų stebėjęs, tai paprastai yra, tokia kaip ir persikryžiuojančia tvarka tos bangelės einančios. Jos tikrai nėra taip, kaip, tarkim, stulpelis, bet kaip eilutė, kaip kokiam kinietiškam rašte, tarkim. Nuo viršaus į apačią eina išdėlioti hieroglifai. Tai akivaizdu, kad prieš tai jis turėjo rašymo tas pamokėlės, mokėsi rašyti raides, vingiavo tas linijas ir paskui buvo piešimas ir atsikartojo tas pats veiksmas. Iš tikrųjų ir stebėdama savo tyriamųjų vaikų
jau tikrai labai žymų intelekto sutrikimą turinčių vaikų kūrybinį procesą, taip pat pastebėjau, kad jie labai greitai gali pakeisti savo pirminį sumanymą. Ir kai tą sumanymą pakeičia, jie gali net neimti kito popieriaus lapo, tiesiog ant to pačio popieriaus lapo vėlgi toliau braukyti linijas. Ir tą greitą tokį pokytį atskleidžia tai, kad jie keičia labai temą. Pirmiausia, aš dabar piešiu tą. Ir po, tarkim, minutės kitos, ne, vis dėlto aš piešiu tą. Ir piešiu tame pačiame lape. Tai čia galime matyti jau vakar dieną demonstruoto ugdytinio Simo vieną iš piešinių. Ir tiesiog atrodo, kad tai yra linijų raizgalynės ir tik tais po kurio laiko gali pradėti žiūrėti tą galvakojo galvą. Ir atrodo, labai išraiškingai ta galva išryškėja štai čia per visą tą linijų raizgalynę, netgi atrodo, kad štai čia viena akis įsprogusi, kita akis ir čia yra burna, o štai čia dar ausys priklijuotos. Ir gali būti, kad tai yra visiškas atsitiktinumas, nes tų linijų yra tiek, kad mes tų galvakojų užuomazgų galime pamatyti labai įvairiose vietose. Štai čia dar viena galva ir akis ir atrodo galbūt čia ausis prilipintos. Atrodo, kad galbūt ir čia prasideda kažkokia tai kūno dalis. Ir čia mes matome galvą taip pat su akimis ar tomis akidabėmis. Tai tų linijų yra tikrai labai daug ir jos dengia vieną kitą ir štai per tą tokį gausumą nelabai net gali suprasti, ką tas vaikas norėjo pavaizduoti arba ką jis norėjo savo piešinėje pasakyti. Bet kita vertus, štai tokie piešiniai tapo prašviesėjantis ir skaidresni tuomet, kai jau Simas suprato, jog aš labai domiuosi jo piešiniais, labai stengiuosi suprasti, ką jis čia vaizduoja ir kad per tą linijų gausą yra sunku susigaudyti. Tai tas turbūt empatijos jausmas, kad man sunku suprasti, ką jis savo piešinėje vaizduoja, lėmė tai, kad jis po truputėlį skaidrino savo piešinius ir galiausiai susikoncentruodavo, sulėtindavo jau savo rankos judesį, susikoncentruodavo į keletą figūrų ir neprimargindavo popieriaus lapo tiek labai ir neužtušuodavo. Kaip teigia mūsų buvęs kolega Algirdas Ališauskas, tai sutrikusio intelekto vaikui yra būdinga pseudoaktyvi veikla, tai yra vaikas dar nespėjęs išgirsti užduoties sąlygų, jau imasi veiklos, kurios nepabaigęs griebiasi kitos veiklos. Ir tada piešiniuose toks pobūdis veiksmų ir toks pobūdis veiklos atsiskleidžia kaip panašiai, kaip ir sakiau, kaip tas hiperaktyvumas. Tai viename lape gali būti išdėstyta labai daug įvairiausių objektų, kurie tarpusavyje nėra susiję jokiu organišku ryšiu. Ir akivaizdu, kad tada vaiką labiau domina ne piešimo turinys, bet pats piešimo procesas ir ta galimybė pavaizduoti kuo daugiau aplinkoje esančių objektų. Ypač tų, kurie visiškai atsitiktinai patraukia jo dėmesį. Ir čia mes galime pamatyti viename piešinėje visko. Ir namą, ir saulę, ir strėlę, ir vėliavą, ir dar kitą namą, ir vėlgi vėliavą, ir paukštį, ir obuolį, ir grybą, ir žmogutį, ir eglę, ir tvoros užuomazgas. Daugybė dalykų, kurie neišdėstyti tuo santykiu tarpusavyje ir labai neaišku, kaip jie čia, taip organiškai į tą patį vaizdą sutelpa. Kas dar būdinga yra sutrikusio intelekto vaikams, kad atkreipkite dėmesį štai šitą namo detalę, tai yra patį tą namą, jis yra vaizduojamas vienos sienos ir štai tokio stogo, rūksta dūmai iš kamino, kasgi yra šalia namo, kaip įsiterpia tą horizonto liniją. Gėlė priauga prie stogo, čia atrodo dar yra tvora, lygtais medžio užuomazga pavaizduota, ir pats namas įsitvirtinęs gerokai žemiau. Tai tas santykių tokių nepaisimas ir visiškai tokia subyrėjusi ta erdvė tikrai yra vienas iš jau intelekto sutrikimo požymių. Taigi, galima tikrai būtų teigti, kad sutrikusio intelekto vaikai dažnai yra nesugebantis atlikti savo kasdienių darbų. Ir dėl to, kad jų dėmesys nukrypsta į kažkokį kitą, tarkim, darbą, ir dėl to, kad jie pameta veiksmų seką ir dar dėl įvairiausių kitokių priežasčių. Galbūt nesupranta tų atliekamų, tarkim, apsitarnavimo veiksmų prasmės ir panašiai.
Tai išvada seka iš to, kad jie yra tikrai labai priklausomi nuo kitų žmonių. Ir šitas priklausomumas arba šitas nesavarankiškumas, na, atsitinka taip, kad tikrai tėvai, šeimos nebegali išlaikyti savo vaikų, pavargsta, yra didžiulis nuovargis ir atiduoda į, tarkim, globos namus arba specialią įstaigą. Tai šita priklausomybė tikrai apsunkina ir taip sudėtingą emocinę būseną, nes atskirtas nuo šeimos asmuo jaučia emocinį stygių. Tai šitą aš pati pastebėjau vėlgi tarp savo ugdytinių ir ten tikrai buvo labai tragiškas toks atvejis, nes čia galima sakyti, kad to vaiko na, gyvenime turbūt atsiskleidė visos tragedijos, kurios yra susijusios su sutrikusiu intelektu ir šeimos gyvenime taip pat. Tai mama tikrai, kai jie susilaukė šito vaikučio, nes vienas vaikas buvo šeimoje turintis intelekto sutrikimą, dukra yra visiškai sveika ir to intelekto sutrikimo neturi. Žinoma, kad be galo rūpinosi ir stengiasi visaip vaiką ugdyti ir padėti, nes kalbėjau su ja, ji pati pasakojo apie tai. Na, o paskui, matyt, atėjo tam tikros raidos lubos, kai kokią benori pasiūlė pagalbą, niekas nejuda į priekį. Ir tada atėjo mamai tikrai labai didelis nusivylimas, ji apleido tą tokią intensyvią globą, nes buvo ir pervargus ir panašiai, bet, na, Simui tuo metu dėmesio pritrūko. Ir tas dėmesys iš mamos, kur tiesiog jau nebeteko jo ir nebegalėjo jo sulaukti, jis pradėjo tą dėmesį reikalauti labai tokiais, nu, sakyčiau, kaip jo amžiaus jaunuoliui, kadangi tai buvo 19 metų jaunuolis, visiškai netinkamais būdais. Tai psichologai turi tą regreso terminą, kad regresas iki visiško mažylio, tai lygiai tas pats atsitiko ir su juo. Jis pradėjo šlapintis į kelnes. 19 metų, jaunas, nu, sakykime, jau vyras šlapinasi į kelnes kaip kokių 2 metų vaikas. Ir tai daro tyčia, todėl, kad jis nori mamos dėmesio. Puikiai žino, kad mama tas kelnes pakeis ir panašiai. Na, paskui pradėjo reikalauti, kad jam būtų maistas atneštas į kambarį. Reiškia, visi namiškiai gali valgyti virtuvėje, o jisai turi būtinai valgyti kambaryje, individualiai, parodytas dėmesys, jis kaip karalius namuose. Na ir jeigu jam tas maistas nepatikdavo, paimdavo lėkštę ir tėkdavo į sieną. Paskui mama dar pasako, kad nors jis puikiai žinojo, kad negalima kišti, tarkim, neplautų, nešvarių indų į stalčius ir į lentynas, tą darydavo taip pat tyčia. Na ir galiausiai šeima nuo tokio elgesio neapsikentusi atidavė į vaikų globos namus, į specialiuosius, kur jau buvo su raidos sutrikimą turinčiais vaikais. Pasimdavo tik tai savaitgalį. Tai Simas be galo tikrai jautriai išgyveno visą šitą laikotarpį, todėl kad tai atsispindėjo jo piešinyje. Paskutinis piešinys, kuris buvo darytas, tai buvo namų tvora. Ir štai čia mes matome ir tą žmogutį, kur jau jisai sakė, kad identifikavosi būtent su juo ir rankos, na, vėlgi intelekto sutrikimo požymis, ar ne, kaip sakiau, kad labai greitai mintis keičia vieną kitą. Tai reiškia, jeigu jam tikrai labai norėjosi pavaizduoti tą tvorą, tai jis pradėjo tą tvorą paišyti ant rankų, nebeprisimindamas, kad čia yra jo paties rankos. tą tvorą mes čia galime matyti ir čia, ir ant kitos rankos, ir štai vat, čia dar taip pat užuomazgos tokios yra. Matot, vat, kaip praskaidrėjo jo piešinys nuo to, ką aš buvau rodžiusi prieš tai. Štai vat, vienas tikrai labai seniai atliktas piešinys, kur neužfiksavau dabar tos datos ir pavadinimo, kaip jis čia vadinasi. Ir vat, 202 piešinys jau visiškai baigiantis mūsų darbui, kuris tikrai pavadino jį namų tvora ir identifikavo, kad čia yra jisai pats, yra jo mama, yra jo tėtis, yra sesuo ir štai va ten vat yra tie kiti jo bendramžiai gyvenantis globos namuose. Tai vat ta tragedija vaiko, kaip sunku atsiskirti nuo šeimos, kaip jis vis dėlto nori to saugumo jausmo, nes ta tvora kaip tik yra susijusi su dideliu saugumo jausmu, nori priklausyti vat būtent tam šeimos ratui ir būti su savo artimaisiais, kaip tai atsiskleidžia piešinyje.
Na ir dar ką yra pastebėję kiti tyrinėtojai, kurie tyrinėjo sutrikus intelekto vaikų piešinius, kad daugelis sutrikus intelekto vaikų piešinių nors ir pasiekia tą scheminio piešimo lygį, tačiau jų verbalinė komunikacija yra ribota ir neišsivysčiusi. Tikrai taip ir iš tikrųjų labai sunku būdavo vaiką prašnekinti, nes jis atsakydavo tiktai daiktavardžiais ir veiksmažodžiais ir tiktais po labai ilgo laiko pradėjo ta kalba po truputėlį plėtotis ir vystytis. Ir jeigu bus įdomu, aš galėsiu paskui parodyti jau tokio ganėtinai ilgo pokalbio stenogramą, kur akivaizdu, kokiais sakiniais jis šneka ir kaip tas mūsų pokalbis vėlgi paskatino Simą nupiešti tokį piešinį, kur man ten akys ant kaktos išvirto, nes aš pirmą kartą supratau, kad jis iš tikrųjų nefantazuoja ten savo piešiniuose, bet iš tikrųjų vaizduoja realius objektus, tik tai reikia juos įsižiūrėti. Tai tikrai tas yra, kad verbalinė komunikacija yra labai ribota ir neišsivysčiusi ir taip pat kiti tyrinėtojai pastebi, kad sutrikus intelekto vaikų nupieštos schemos turi tendenciją virsti stereotipinėmis. Taip, jie tikrai turi tuos stereotipus, kuriais naudojasi, kuriais vaizduoja žmogaus kūną, bet tai ir yra tai, ką kalbėjo Viktoras Lowenfeldas, kad apie 7 gyvenimo metus įprastinės raidos vaikai jau susikuria tuos stereotipinius ženklus žmogaus kūnui ir įvairiems objektams pažymėti. Tai lygiai taip pat ir sutrikusio intelekto vaikai, jie atranda tuos stereotipinius ženklus įvairiems jiems aktualiems objektams pažymėti. Galime matyti, kad sutrikusio intelekto vaikų piešiniai tikrai praeina tas pačius raidos etapus ir būtent tie patys raidos etapai, lyginant su jų biologiniu amžiumi, ir atskleidžia, kad tas funkcinis amžius, kuris priklauso nuo intelektinių operacijų, tai yra nuo mąstymo, atminties ir dėmesio, jis yra vėluojantis. Ir štai va čia mes galime matyti nuotraukoje 4 sutrikusio intelekto iki mokyklinukų keverzonės, tai reiškia, jie yra iki mokyklinio amžiaus vaikai, maždaug 6-5 metų, bet tos keverzonės yra būdingos kaip 2-1,5 metų įprastinės raidos vaikui. Ir štai va čia atsiranda jau ta apskritiminė galva, iš kurios išauga galbūt rankos ir galbūt kojos, nes lyg tai galima čia įtarti, kad yra žmogaus figūrėlė, bet kitose piešiniuose tai mes tikrai matome tas sunkiai kontroliuojamas dar keverzonės. Gali būti, kad kai kuriuose vietose jos yra jau virstančios į kontroliuojamas keverzonės, bet tikrai kontroliuojama keverzonė atsiranda tada, kai vaikas sulėtina savo gestą ir pirmą kartą nupiešia kažkokią uždarą formą. Dar noriu parodyti, jau čia dabar vėlgi paveiksliukai iš knygos, tai yra 9 metų ir 7 mėnesių berniukas, turintis lengvą protinį atsilikimą, kuris vaizduoja žmogų. Ir ką mes galime stebėti tokio tikrai išskirtinio, kad žmogaus galvoje matome akis, kurios yra iš tikrųjų spiralės. Viena akis yra uždara, turi tą tokį uždarą akies laivelį, kuris yra apvestas vėlgi tokia spiralinė linija, o kita akis taip ir yra ta tokia spiralė. Tai vėlgi čia keičiasi, čia tiesiog yra iliustracija tų psichinių procesų tokios labilios kaitos, kai vaikas atrodo žino, kad tai yra akis, bet jis panaudoja visiškai kitą tą grafinį ženklą, kuris šiek tiek primena akį, bet iš esmės nėra ta akis, kaip vaikai paprastai kad vaizduoja. Ir atrodo, kad jau maždaug 10 metų vaikas, arti tos 10 metų amžiaus ribos, jis jau tikrai vaizduoja žmogaus kūną toje dvimatėje perspektyvoje. Mes matome rankų apimtis ir kojų apimtis ir tarkim, tas pėdas ir rankose plaštakos jau yra pažymėtos. Nykščiai matyti yra svarbiausi, o kiti pirštai netokie svarbus. Ir štai akys, ar ne kokios, plaukų nėra, ausų nėra, ta galva tokia
tokia kažkokia tai labai atrodo primityvoka šalia viso to kūno vaizduojamo. Na ir yra tyrinėtojų, kurie teigia, kad sutrikusio intelekto vaikai bekopijuodami tuos objektus, kurie yra nupiešti grafiškai, kad tas kopijavimas yra tiek netikslus, jog pavirsta į beformę masę. Na ir galima sakyti, kad va čia Grošenkovas, rusų mokslininkas, kuris buvo skūręs specialią metodiką to akademinio piešimo, jis tikrai palaikė tą binę poziciją, kad sutrikusio intelekto vaikai mėgsta kopijuoti, o ta kopijavimo pasekmė atseit irgi neatneša į tą gerą rezultatą. Na, ką yra pastebėję kiti tyrinėtojai, kad tikrai dauguma protiškai neįgalių vaikų, kaip ir normalios raidos vaikų, mėgsta piešti, jiems piešimas yra panašus į žaidimą. Na ir piešiami pasikartojantis elementai, kurie tikrai gali turėti tų klaidų ir neatitikti realybėje nei dydžių, nei, tarkim, objektų santykių, nei panašiai. Tai va, dažniausiai tie santykiai tarp objektų ir mums rodo, kad yra tas kognityvinis nukrypimas arba tas atsilikimas nuo to kognityvinio amžiaus arba tas funkcinis amžius, kad jis vėluoja nuo biologinio. Ir, sakykime, taip pat, kad tie maži vaikai tikrai gali daryti, nes jie įprastinės raidos maži vaikai gali daryti tų tokių iškraipimų figūros, proporcijos ir taip toliau, nes jiems dar sunku yra valdyti ir suvaldyti akies rankos koordinaciją, bet jau vyresnio amžiaus vaikai, kai tam smulkioji motorika yra labiau išlavėjusi, kaip ir nebeturėtų daryti tokių santykių klaidų, kurie tikrai yra susiję su pastabumu ir su dėmesio tiesiog stoka. Kaip ir čia mes matome piešinys namo, ar ne? Durys yra didžiulės, užimančios visą aukštį namo ir pats namas yra turintis net 6 aukštus, nes yra 6 langų linijos. Tai reiškia 6 aukštų namas, o durys štai kokio dydžio per visą namo aukštį. Tvora vėlgi kokio dydžio. Tai akivaizdu, kad vaikas yra pametęs tos santykinius dydžius ir pametęs tas proporcijas. Gėlė, sakykime, dar atitiktų tai, kas yra įprastinės raidos vaikų piešiniuose, irgi taip pat neproporcingai didelės tos gėlės vaizduojamos. Bet va čia, kai mes įsižiūrime į piešinį ir kai pamatome štai tokius netikslumus ir tokį proporcijų iškraipimą, tai akivaizdu, kad tai jau yra tikrai nepakankamos tos kognityvinės veiklos, kur yra susijusi su mąstymu požymis. Na, kada mes galime stebėti tą motyvaciją pakankamai stiprią sutrikusio intelekto vaikų piešimo atžvilgiu, tai tada, kai pedagogas leidžia laisvai pasirinkti temą ir vaikai gali piešti ar tai savo mėgstamiausius objektus, arba tas temas, kurias jie nori piešti. Gali iš pradžių, tarkim, juos šokiruoti, tai ypač jeigu visą laiką daugiausia to dėmesio buvo skiriama tam direktyviam piešimui arba direktyvioms užduotims, kai, tarkim, pedagogas sakydavo, kad dabar darysim tą ir tą, parodo, kaip daryti ir dar suskirsto visą tą veiklą etapais. Taip, tai yra tas direktyvumas dailinėje raiškoje, bet vaiką tai išmoko įgūdžių, tai tikrai yra labai naudingas dalykas ir labai sveikintinas dalykas, kai mes norime pasiekti tam tikrą rezultatą. Bet jeigu norime, kad vaikas būtų spontaniškas, kad jis iš tikrųjų turėtų tą malonumą piešdamas ir jį patirtų, tai mums tikrai nereikėtų jo varžyti ir leisti jam laisvai spontaniškai piešti tai, ką jis nori. Ir tas perėjimas nuo tokios direktyvios veiklos iki to spontaniškumo tikrai gali būti apsunkintas, todėl kad vaikams tai yra šokas, kaip čia dabar taip. Kažkas anksčiau sakė, kaip čia ką viską reikia daryti, o dabar viską leidžia daryti. Mes net nežinom, ką daryti. Tai reiškia, kad jis stokoja tuo metu ir vaizdinių ir labai nepasitikė savim, nes jam tada yra išskydusios ribos iš po kojų. Ir tas pasimetimas ir sumišimas tikrai gali trukti kurį tai laiką. Bet kai jie jau tikrai atranda tą ramybę ir pradeda pasitikėti savo jėgomis, tai jų piešiniai tarsi pražysta. Ir pastebėta, kad vyresnio amžiaus intelekto sutrikimą turintys vaikai piešinių
domisi mažiau, nes kritiškiau pradeda vertinti savo piešinius ir tai yra būdinga ir normalios raidos paaugliams. Taip pat atsiranda tas vadinamasis intelektualusis pasyvumas, nes nebuvo laiku suformuotas poreikis mokytis ir tuo pačiu piešti. Na ir ta pasiūlyta tema gali neatliepti jų emocijų. Tai tokiu atveju tikrai savo praktikoje taip pat turėjau, buvo, na, jau toks panašaus amžiaus kaip ir Simas jaunuolis, 20 metų, paskui jau paliko tą specialią mokyklą, turintis Dauno sindromą ir vidutinį intelekto sutrikimą. Tai jam labai labai rūpėjo pavaizduoti tos objektus kaip galima tikroviškesnius. Aš tuo metu tikrai nesupratau jo poreikį ir neatliepiau į jį, nes man rūpėjo ta spontaniška vaikų raiška. Na ir paskui jis tiesiog ir nebelankė tų užsiėmimų dėl to, kad buvo labai nepatenkintas tuo, ką jisai gaudavo to piešiniu, o norėjo padaryti kaip galima tikroviškiau. Na ir vyresnių vaikų tematika gali būti įvairesnė, gali būti susijusi su kasdienybės įvykiais, su kosmoso temomis, ypač jeigu, tarkim, vis tiek žiniasklaidos informacija praeina pro jų taip pat suvokimą ir tuos svarbiausius įvykius, kurie vyksta, tarkim, valstybėje, jų mieste, į ką šeima atkreipia dėmesį, taip pat gali būti atspindėti jų piešiniuose. Na, čia matome vieną iš tų piešinių, kurie yra vadinami rentgeniškais piešiniais ir galime pamatyti, kad štai vaikas vaizduoja namą, bet iš tikrųjų mato tą namą kiaurai, nes jame mes nematome nei langų, nei durų, tik tai išorinės namo sienos ir tai, kas yra viduj. Matome štai stalą, kuris yra su 4 kojomis, tai reiškia, jis tarsi būtų ištiestas ir paguldytas, jeigu mes galėtume žvilgtelėti į stalą iš viršaus ir dar išlaužtume jo kojas į visas pusės. Tai taip stalas yra projektuojamas šito vaiko piešinyje. Už stalo sėdi turbūt gal jis pats, o štai čia mama, didelė tokia figūra, ir kadangi jau vaikui matyti yra ta lytinė branda, tai žiūrėkit, mama turi peršviečiamą sijoną, mes per jį galime matyti kojas, čia yra lygtais kaip ir tos rūbo sagos, bet pro rūbo sagas mes galime matyti mamos krūtis, tėtis vėlgi ir su sparnais, ir su tom apatiniam kelnaitėm ir atrodo, kad tarsi akvalangą būtų užsidėjęs, tai galbūt tikrai jis stebėjo, tarkim, kaip tėtis nardė kažkur, tai galbūt, tie visi vaizdiniai susipina ir susilieja tam pačiam vienam piešiny. Ir tai yra tikrai labai toks kompozicinių požiūrių be galo skirtingas piešinys. Nes matai vieną projekciją, kad kėdė pastatyta šonu, taip jau ta vadinamoji frontalinė projekcija, kai mes galime į kėdę žiūrėti iš šono. Vaikas vėlgi atrodo sėdintis, turėtų būti už tos kėdės, bet jis stovi ant jos, irgi galim suprasti, kad čia turėtų būti sėdintis. Stalas yra visiškai kitoj projekcijai vaizduojamas. Tai reiškia, tas nesusigaudimas tarp tų visų vaizdinių ir, iki galo tas nesuvokimas, kaip visa tai yra, tikrai, rodo, kad vaikas turi tų tokių intelektinių bėdelių. Kaip teigia tai yra britų dailės terapeutė Tessa Daly, kad sutrikusio intelekto vaikai turi ribotą gebėjimą mokytis protauti ir jiems tai kelia praktinių problemų, atliekant kasdieninius darbus, bet taip pat ir emocinių keblumų, todėl kad jie nesugeba tenkinti savo emocinių poreikių. Tai yra, jie nesugeba nei tinkamai jų išreikšti ir tuo pačiu kiti nesupranta, kas jiems yra ir negauna to adekvataus jų poreikiams emocinio grįžtamojo ryšio. Tai čia yra didžiulė problema. Būtent dėl to ta spontaniška raiška jiems gali būti psichologinė prasme labai labai naudinga, nes ta komunikacija per piešinį yra vienas iš pagrindinių kanalų, kuriais vaikai gali pasakyti apie tai, kas jiems skauda ir kodėl taip yra. Ir tikrai aš savo toje studijoje irgi taip pat stebėjau keletą tų tokių variantų, netrukus apie vieną tokį labai skaudų įvykį papasakosiu, bet ir to paties Simo patirtis kokia buvo. Tai prieš pradedant tą kūrybinę veiklą,
aš pastebėjau, kad jis yra kažkokios, tiesiog matai, kad vaikas yra kitokios emocinės būsenos. Ir stengiausi paklausti, kas tai yra. Iš pradžių iš tokios skurdžios kalbos aš nelabai galėjau susigaudyti, kas ten tokio vyko. Ir paskui, kai jis jau pradėjo ir piešinių rodyti, ir gestais visaip rodyti, aš tada supratau, kad jis buvo be galo išsigandęs. Tai reiškia, vat, kaip vaikas viduj jaučia, kad jis labai stiprų nerimą, labai stiprią baimę, bet nesugeba kitiems pasakyti, o kiti nesugeba jo suprasti. Ir čia tas komunikacinis kanalas yra iš tikrųjų dėl intelekto stokos labai stipriai apribotas. O piešinys, jeigu pradedi jį gilintis, jeigu supranti, tampa vieninteliu tuo raiškos kanalu, kada kitas, jeigu gilinasi į piešinį, gali suprasti, kas vaikui yra. Ir, va tas paskui santykis su Simu buvo tikrai be galo artimas, todėl kad jam buvo tiek svarbu išpasakoti, kas yra jo viduje, ir jis tiek laukdavo tų dailės užsiėmimų, kad išgirstavo ir atpažindavo netgi mano ateinančius koridoriumi žingsnius. Mokytojai sakydavo, jis tavo žingsnius atpažįsta, kai tu ateini į mokyklą, girdi jau, kaip aš lipu laiptais pas jį, atpažįsta jau tos garsus, kurie yra susiję su manim. Tai reiškia, va, ant kiek stipru gali būti tai, kad vaikui tikrai reikia, kad jį kažkas suprastų. Na ir taip pat pastebėta, kad kai kurie sutrikusio intelekto vaikai gali būti kaip tikri dailininkai. Jų piešinio turinys gali būti originalaus siužeto, turtingas spalvomis bei atlikimo technika. Ir tyrimai rodo, kad tokie vaikai turi įgimtų galių, bei gerą regimąją ir motorinę atmintį. Na va. Ir dabar noriu parodyti jau labai žymaus intelekto sutrikimo ugdytinės darbą, kur tikrai mes nematome jokių ten konkrečių kažkokių tai figūrų, netgi bandymo pavaizduoti tą galvakojį. Tai yra tiesiog įvairiausi tokie abstraktus brūkštelėjimai, kurie kai kur yra perbraukti kryžiais, kai kur yra, atrodo, kad, kaip ir lygtais ta kontroliuojama keverzonė galėtų būti, nes matome tuos užtušuotus tokius apskritimus, bet jai nekilo joks poreikis, tarkim, vaizduoti kažką tokio iš savo gyvenimo. Tai tiesiog jinai turėjo, tą tokį tepliojimą tiek su pieštuku paprastu ir su tokiu minkštu pieštuku, kur galėjo padengti kažkokius didesnius plotus, tiek lygiai taip pat ir su spalvomis. Na, o čia kitos mergaitės rodau piešinuką, irgi taip pat teplionė su spalvomis, ir tik tai paskui gali žiūrėti, kad tarp tų spalvų ji tą žmogaus kažkokią užuominą bandė nupiešti. Ir štai čia galime matyti, lygtais atrodo užteptą tą galvą, kaklą, kūną ir galbūt vėlgi kojas, kurios irgi vaizduojamas yra apskritimu. Na, o taip pat yra ir tokių pastebėjimų, kad būtent specialioje pedagogikoje ta meninė raiška gali atlikti psichoterapijos funkciją, nes sutrikus intelekto ugdytiniui tai suteikia pusiausvyrą ir psichologinę reabilitaciją. Tai tai, ką aš jums pasakoju apie savo ir tą santykį su juo, kuris palaipsniui kūrėsi ir atsirado, tai tikrai tą būtų galima taip ir pavadinti. Na, o kaip rašo britų dailės terapeutė Tessa Daly, kad psichoterapija yra susijusi su tikslu paveikti sutrikusio žmogaus psichiką. Na va, tai dabar tas jau skaudus atvejis tos pačios ugdytinės, kurios piešiniai jūs čia matote, tai čia yra piešinys, kai jinai tų išgyvenimų tokių neturėjo, o dabar yra piešinys, kuris kardinaliai pakeitė jos piešinio struktūrą, ir jis savo piešinį pavadino Dovana puseseriai Eglei. Tokių piešinių jinai nupiešė 5, 4 buvo su šita rėkiančia tokia burna, ir vienas, kur turėjo paskutinis, kur jau buvo tik tais akys ir burnos nebebuvo. Tai atrodė, kad jinai viską išrėkė tais piešiniais. Na ir paskui, kai pradėjau klausinėti ir mamos apie tą tokią situaciją, kasgi čia tokio atsitiko šeimoje, tai pasirodo, kad jos pusseserė Eglė, kaip tik tais tuo metu, laukėsi kūdikio ir įvyko eilinį kartą toks koks 3. arba 4. persileidimas, kai to kūdikio jinai neteko.
Tai šeimai buvo tikrai labai didelė tragedija ir, na, matyt, tiek išgyveno visi, kad ir tais išgyvenimais persėmė taip pat ir mano ugdytinė. Na, vat ir tuo metu, kai vyko tie skaudžiausi momentai, ji ir nupiešė tuos piešinukus savo pusseserei kaip dovaną, kaip tarsi kompensacija už tą netektą kūdikį ir kartu parodydama savo skausmą ir empatiją jai. Tai, na, vat šiuo atveju tikrai akivaizdu, kad veikia turbūt ir ne tik tais tas noras kažkaip užjausti ir išreikšti puseseriai skausmą ir buvimą kartu, bet taip pat ir tam tikri tokie archetipiniai simboliai. Nes oros piešinys labai priminė norvegų dailininko Muncho šauksmą. Ir čia kaip tik ir matote šitą šauksmą patalpintą, tai yra mes matome, kad vat yra galva, tokios didelės akys ir išpražiota burna. Ir, na, vat tas šauksmas tikrai yra susijęs su kančia, aišku, pas profesionalų dailininką jinai buvo išreikšta būtent štai tokiu vat simboliu, tai yra tikrai, na, ekspresionizmo srovę atstovaujantis dailininkas, bet lygiai taip pat tą kažkokią tai ekspresijos užuominą mes galime pastebėti ir oros piešinyje. Na ir tas va, toks gilus supratimas, žvelgiant į tą jos piešinį, besiklausant mamos pasakojimo, atėjo man tuo metu, kad, na, reiškia, vat, kiek vaikas gali perimti tą skausmą kartu ir tas skausmas yra tiek paveikus, kad net pakeitė jos piešinio struktūrą. Nu, tai akivaizdu, kad tik tai dideli išgyvenimai gali keisti. Taigi, kuo dailinė raiška gali būti naudinga intelekto sutrikimą turinčiam žmogui? Pirmiausiai, ji yra bendravimo ir saviraiškos priemonė. Ji yra alternatyvi nežodinė bendravimo priemonė tiems, kurie ne visiškai supranta kalbą arba išvis nekalba. Ir suteikus bendravimo priemonę atsiranda daugiau saviraiškos galimybių. Būtent todėl gali sutrikusio intelekto vaikai pasijusti laimingesni ir pasijusti labiau suprasti. Na, o kaip ir teigia vėlgi britų dailės terapeutė Tessa Daly, kai intelekto sutrikimą turintiems žmonėms duodama reikiamų priemonių, labai dažnai jie spontaniškai ir nesivaržydami jas naudoja. Normalios raidos žmogų reikia dar ir padrąsinti, pašalinti slopinimą ir sužadinti spontanišką elgesį. Na ir galime mes iš tikrųjų pastebėti tą vat tokį požiūrio skirtumą, kad vieni sako apie sutrikusį intelekto vaikus ir jų tą spontanišką kūrybinę raišką, kad gali pasiekti scheminio piešimo lygį, tačiau verbalinė komunikacija yra labai ribota ir neišsivysčiusi, kad vaikų kopijuojamas objektas labai dažnai pavirsta į tą tokią beformę masę ir yra labai netikslus. Ir kiti vat, yra pastebėję visiškai kitokių dalykų, kad intelekto sutrikimą turintys mokiniai gali būti tikri dailininkai ir jų piešimų turinys gali būti labai originalus, turtingas spalvomis ir ta atlikimo technika iš tikrųjų gali prilygti profesionalių dailininkų kūrybai. Na ir tyrimai vėlgi rodo, kad tokie vaikai turi rimtų kūrybinių galių bei gerą regimą ir motorinę atmintį. Ir dabar noriu parodyti jau specialiosios mokyklos mokinio kūrinius, kurie absoliučiai neprimena jokių keverzonių. Tai yra kaip tarsi būtų profesionalaus dailininko, kuris labai gerai pažįsta aplinką, kuris labai gerai moka stebėti, yra pastabus ir gali nupiešti nustulbinamą iš tikrųjų grožio dalykus. Tai štai vat piešinys padarytas daugiausia su paprastu pieštuku, su angliniu pieštuku ir, na, va, šiuo atveju mes matom, kad dar yra truputį panaudota ir tos spalvos. Ir tas voras yra ant tiek gyvas su visais savo kūno tos struktūros specifiniais dalykais, su nareliais ant kojų, su tom, nežinau, kiek ten 6 ar 8 tos akys pas vorą galvoje yra, ir su čiuptuvais ir taip toliau. Ir, nu, tai yra tiesiog nuostabu. Kai man parodė studentės, kurios vat buvo, taip pat klausėsi mano paskaitų, kai man parodė tos piešinius, tai jos negalėjo patikėti, ką aš sakau apie vaiko raidą, kad intelekto sutrikimą turintys žmonės dažniausiai, na, vat, jie labai stipriai atsilieka pagal savo funkcinį amžių, jie prilygsta maždaug 4-5 metų vaiko piešiniams. Jie sako, dėstytoja, ką iš čia pasakojat, va, mes turim vaiką, kuris piešia tokius piešinius.
Tai, žodžiu, aš pamačius šitos piešinius, aš negaliu niekaip patikėti, kaip tam vaikui galėjo būti nustatytas intelekto sutrikimas. O jo sako, kad tikrai taip, mes turim visas pažymas iš PPT tarnybos. Nu, gaila, kad aš žinoma tų pažymų nepaprašiau ir tikrai būtų buvę įdomu pasižiūrėti, kokia ten išvada ta buvo parašyta. Tai jos man tik tai, leido pasinaudoti to vaiko piešiniais ir iš tikrųjų jis net buvo patekęs į vieną tarptautinį piešinių konkursą, kur buvo laimėjęs 3. vietą. Tai va tą piešinuką irgi taip pat pamatysim. Na va, tai iš tikrųjų tie piešiniai tokie atrodo, va, čia mes turime tokį tarsi realybės fotografiją, bet va kitas piešinys, kuris jau yra tikrai toks, sakyčiau, kaip loterijos kažkoks tai simbolis, kaip kažkoks tai egzistencijos simbolis ir be galo tokia va didelė egzistencinė kančia. Atrodo, kad tikrai va kažkas tokio, kaip būna bažnyčioje per mišias ta ostija išimama, atrodo, kad va tikrai būtų tarsi Kristaus širdis išimta. Ir mes turime ją surakintą tarp kažkokių tai kažkokios vielos, kažkokių grandinių, suvaržyta, bet jinai šviečia tiesiai žiūrovą pilna saulės ir pilna tokio pasitikėjimo ir vilties į ateitį. Tai vat atrodo, kad tas piešinys tikrai turėtų labai gilią paslėptą pilną kančios egzistencinę prasmę. Jau tai yra, sakykime taip, su realybės tais požymiais ir su realybės ženklais, bet jie yra sukomponuoti taip, kad jau mes čia nebematome to realybės vaizdo, bet mes jau čia tame piešinėje galime įžiūrėti vaiko pasaulėžiūrą, vaiko kančią, vaiko kažkokį tai užspaudimą, uždarimą. Ir vat iš kur man ir kyla tas toks didžiulis klausimas, ar tai tikrai intelekto sutrikimą turintis vaikas, kuris turi mokytis specialioje mokykloje, jeigu jisai sugeba nupiešti tokius piešinius. Tai yra labai labai sunku patikėti. Na va, ir taip, čia vat yra realybės fotografija, bet vėlgi vat atrodo 2 kalijos žiedai ir paprasti kalijos žiedai, bet vat gali žiūrėti, kad tai yra ir tam tikras meilės troškimas, ir susijungimas, nes tai yra pora, tie 2 žiedai yra susiglaudę. Juos tarsi vat apsaugo tas lapas, kuris iš šalies yra pridėtas. Arba tokią vat apsauginę funkciją atlieka. Ir tie žiedai yra taip susijungę, kad mes matome 2 tuos tokias žiedo taureles, bet kotelis yra lyg tai vienas. Tai tiesioginės va tokios asociacijos su 2 žmonių meilė, su 2 žmonių susijungimu. Na ir va tas piešinukas, už kurį vaikas yra laimėjęs prizinę vietą. Tai čia vėl galim pasižiūrėti, kaip giliai psichologiškai jis suvokia ir perteikia tą šuniuko nuotaiką. Mes tikrai matom, kad ne šiaip savo dekoratyvinis šuniukas yra nupieštas ir ne šiaip savo kažkokia tai, tarkim, šuns atvaizdas pavaizduotas, bet tokį gilų, mąslų žvilgsnį matom. Tokį atrodo, tas šuniukas žvelgtų tiesiai žiūrovui į sielą, tiesiai į širdį žvelgtų. Ir būtent už tą nuotaikos tokią pagavą jis ir susilaukė apdovanojimo. Ir vėlgi tiksliai galim pasižiūrėti, kaip yra perteikta vat erdvė. Už to šuniuko nugaros mes matom langą, matom palangę, matom ant tos palangės sėdinčias, stovinčias kažkokias vazeles, kažkokius dar daiktus padėtus. Į juos galbūt net neįžiūrėsim, bet kaip tiksliai yra pagauta perspektyva, nuotolio įspūdis. Ir tie va tokie dalykai tikrai kelia nuostabą, jeigu vaikas sugeba šitai pastebėti ir šitaip gerai perteikti realybėje esančius dalykus, kaip jis gali turėti intelekto sutrikimą, protu nesuvokiama. Na, vat ir dar vienas šuns vaizdas. Dėstytoja, taip. Aš labai norėčiau įsiterpti ten apie aną šuniuką. Man tai žvilgsnis to šuniuko kaip žmogaus žvilgsnis ir akis tokios, ne visai šuniškos tos akis, kaip žmogaus akis jos man labiau. Taip, tikrai taip. O čia vat jau šuns portretas ir vėlgi mes galim pamatyti, kad nuotaika yra pagauta nepaprastai tobulai, todėl kad ir tas pakeltas antakis ir atrodo ta tokia įtampa, kad jis yra labai akylai stebintis, kas ten vyksta kažkur tai priešais jo akis ir tas sučiauptas snukutis. Dabar aš turbūt negalėčiau prisiminti, kaip to šuns lūpos susideda, kai tarkim susijungia ta viršutinė lūpa su apatinė lūpa. O čia pavaizduota viskas yra puikiai ir be galo tikroviškai.
nosis tavo šuniuko, kaip jinai ten išsiraito, pati ta noselė. Viskas yra nuostabu. Na va, taigi kokie požymiai liudija sutrikusio intelekto vaikų kūrybiškumą. Bet jau čia dabar kalbam apie tuos vaikus, kurie, sakykim taip, kad tą, ką aš jums dabar rodžiau, čia yra tikrai talentingo vaiko piešiniai. Dabar kalbėkime apie tuos paprastus vaikus, kurie turi intelekto sutrikimą ir kurie tikrai nepiešia taip nuostabiai, kaip šitas vaikas, kurio kūrinius prieš tai rodžiau. Na va, tai savo disertaciją aš tikrai rėmiausi tuo testu namas, medis, žmogus ir kadangi tai yra 3 piešiniai, tai yra 3 objektai, kurie dažniausiai vaikų piešiniuose sutinkami yra, tai visi tie 3 objektai turi tas pagrindinės detalės arba esminės detalės ir papildomas detalės, kurias galime laikyti kūrybinėmis detalėmis, tai reiškia, kurios atsiranda vaiko piešinyje ir tai gali būti susiję jau ir su jo kūrybiškumu, ir su pastabumu, bet kartu ir su tais pačiais emociniais išgyvenimais arba kažkokia patirtimi, kuri leido tuos objektus papildomus pastebėti. Tai va čia atveju namas, kas turi būti prie tų esminių detalių, tai yra stogas, siena, durys, langas, kaminas. Tokias pagrindinės detalės yra išskyręs namo piešinyje Bak, kuris kaip tik tai šitą testą ir yra sukūręs. Tai mes galime suskaičiuoti tada, peržiūrėję visus piešinius, kiek mes tuose piešiniuose, kuriuose yra vaizduojamas namas, kiek mes pastebime esminių detalių ir kiek mes pastebime tų kūrybinių detalių. Tai va šiuo atveju 33 piešiniuose yra vaizduojamas stogas, siena, 27 piešiniuose iš tų 33 mes atrandame, kad yra vaizduojamas durys, langas, 28 piešiniuose iš 33 yra vaizduojamas dar ir kaminas. Reiškia, iš 33 piešinių yra 6, kuriuose durys nėra vaizduojamos, 6, kuriuose langas nėra vaizduojamas, ir 4, kuriuose kaminas nėra vaizduojamas. Na, o iš tų papildomų detalių tai atsiranda dvigubos durys ir štai vat piešinėje mes matome tas dvigubos duris ir labai pakitusią originalią namo formą, nes langas yra vaizduojamas apvalus, irgi taip pat dvigubas, lietus arba sniegas, tai galime pamatyti, vat štai viename piešinėje lietų. Yra dar taip pat piešinių ir kur sniegas buvo vaizduojamas ir namas gali būti papuoštas, tai reiškia kažkokių puošybinių elementų atsiranda. Na, vat galime žiūrėti štai čia, kad atsiranda kažkoks puošybinis elementas, čia kažkoks puošybinis elementas, dar buvo piešinys, kuris rodė, kad tik tai namas yra išpuoštas kažkokiamis tai snaigėmis ir panašiai. Tai vat keletą tų tokių piešinių įdėjau dėl iliustracijos, kad galėtumėte pasižiūrėti, kaip tai pasireiškia. Na, o žinoma, tų detalių skaičiavimas tai tikrai yra toks skrupulingas darbas, todėl kad ne visada ir ne iš karto akis yra įgudusi tas detalės pastebėti. Net ir mano pačios. Nes kai kurias detalės atrasdavau tik tais po tam tikro laiko. Dėstytoja, ar galėčiau paklausti? O sakykit, ten tos detalės, kurios būtinos, ar ne, ten yra kaminas. O jeigu vaikas nupiešia daugiabutį, tai paprastai nebūna ant daugiabučio kamino, ar ne? Ar ta detalė jau būtina, jinai kaip trūkstama skaičiuojasi, ar ne? Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, tai reiškia, kad tie testai, kurie jau buvo sukurti, o būtent šitas Bak testas medis, namas, žmogus buvo sukurtas 20 amžiaus, jeigu neklystu, 5 dešimtmetyje, tai yra tuoj po karo. Ir dabar nepasakysiu, ar tas autorius yra amerikietis, ar yra iš vakarų Europos kilęs. Tai akivaizdu, kad tuo metu vis tiek matyt tų namų, kurie neturėjo kaminų, buvo ne tiek jau daug. Galų gale tikriausiai, kad dauguma gyvenamųjų namų, buvo tie tokie tipiniai namai, kurie turėjo tą kraidinį stogą, nes tik paskui atsirado tie namai, kurie neturi kraidinio stogo ir yra plokšti namai. Ant tų plokščių namų, tarkim, ar 5 aukštyje ten būtų, ar 9 aukščiai, ar 12 aukščiai, vis tiek tie kaminai yra, bet jų tiesiog nuo žemės nesimato, nes yra tos ventiliacinės šachtos ir taip toliau.
Tai va čia reikėtų testo perkelimo ir tos kultūrinės transformacijos, nes gali būti intelekto testai, kadangi jie yra aktyviau naudojami ir būtent intelekto nustatymui, tai yra labai svarbu įvertinimui, tai žinoma, kad jie susilaukia tos kultūrinės validacijos ir nuolatinio tokio tų vadinamųjų normų peržiūros. Nes dar taip pat yra pastebėta, kad maždaug kas 20 metų intelektas po truputėlį kyla. Tai reiškia, kad tie patys, tarkim, tos pačios užduotis arba tie patys veiksmai, kurie demonstruoja arba reprezentuoja, kad yra vienas arba kitas intelekto sutrikimas, gali to neatskleisti po 20 metų, nes bus pasikeitusi kažkokia tai kultūrinė aplinka arba kažkoks įsipratimas. Tai va šiuo atveju jūsų klausimas labai labai geras, nes aš nežinau, ką atsakyti. Autorius testo yra jį priskyręs Kaminą prie tų esminių detalių. Kaip dabar vertinti, tarkim, tyrėjui, labai nevienareikšmiška. Jeigu vaikas, tarkim, manyčiau, taip reikėtų vadovautis. Jeigu vaikas turi tą namo tokį supratimą, ar ne, kad namas yra su stogu ir su kaminu. Ir jeigu jo piešiniuose keliuose mes galime tą kaminą pastebėti, tai reiškia, kad per visą piešinių seriją, tas kaminas kaip jau ir yra įprastas ir turėtų būti. Jeigu kažkuriame viename jis nevaizduoja, tai gali būti atsitiktinumas. Bet jeigu to kamino nėra, tarkim, jeigu kaminas yra kokiame viename, antrame, trečiame piešinėje, o tarkim, nebėra 20 arba ten 30 piešinėje, tai gali būti ir regreso požymis, kad reiškia, tas vaikas, jo tos intelektinės funkcijos po truputėlį ritasi žemyn ir jis jau nebepastebi tų detalių, kurios yra svarbios. Ir čia yra užtat labai svarbu derinti tą intelekto vertinimą ir pasižiūrėti, ką rodo pats intelekto testas, ar pagal vekselį, ar pagal kažkokią kitą metodiką jis bus matuotas, ir ką rodo vaiko piešinys. Ar mes galime iš tikrųjų atrasti tų sutapimų. Tai dėl to tas psichologinis vertinimas iš tikrųjų yra labai labai skrupulingai atliekamas ir labai labai svarbus dalykas. Ar atsakiau, Edita? Ar girdit mane? Taip, ačiū. Negaliu mikrofono, negalėjau įjungti. Ačiū labai. Tai dabar prie kito piešinio, prie medžio piešinio. Ir, jeigu, tarkim, pats vaikas nepavadintų, kad tai yra medis, būtų sunku įžiūrėti šitame piešinėje, kad tai yra medis. Ir tai yra iš tikrųjų vienas iš tų tokių piešinių, kurie yra pakankamai kūrybiški. Ta mergaitė, Elita, kurią aš taip pavadinau slapyvardžiu, buvo Dauno sindromą turinti mergaitė, kuri daugelį piešinių piešdavo tos stereotipinius namo piešinius. Viename piešinėje namo vaizdinys labai keitėsi. Ir čia vėlgi buvo susijęs su santykiu su manimi, todėl kad aš su jie tikrai turėjau tokį konfliktą, jinai pati, tikrai labai agresyviai buvo pasielgusi, paskui keletą mėnesių netgi negrįžusi į tą studiją ir man toks santykis formavosi su jie, kad aš nebežinau, ką daryti. Aišku, stengiausi liktais ir neparodyti, kad aš čia labai supykau, kad jinai ten pavartojo keiksmažodį, iškeikė mane, trenkė kėdį į grindis ir išlėkė iš tos studijos, kur net nebuvo pretekstų pašiekti mano galvą, nes labai švelniai ir atsargiai bandžiau pasakyti jai pastabą, bet ta pastaba sukėlė tokią audringą reakciją. Tai vėlgi galėsim pasižiūrėti tos dienoraščius, kuriame ta konfliktinė situacija yra aprašyta. Ir pasekmė to bendravimo buvo tokia, kad paskui aš kviečiau ją vėl grįžti, bet tas noras grįžti buvo labai apsunkintas matyti jos pačios to tokio nepatogumo jausmo ir tos sąžinės graužaties, kad jinai taip pati pasielgė. Tai ji labai stengdavosi įtikti, bet įtikti tuom, kad žiūrėdavo į kitų vaikų tos piešinius, ieškodama kūrybiškumo apraiškų ir besimokydama, ką jinai čia tokio gali padaryti, kad tas jos piešinukas kūrybiškesnis atrodytų ir kad man labiau įtiktų. Tai aš tik tai paskui jau visiškai pabaigoju ten to savo
darbo toje studijoje supratau tą jos intenciją ir tą jos siekį. Tai vėlgi va, tokie atradimai su vaikais gaunasi. Tai va tą namą jinai iš tikrųjų pakeitė, ieškodama tų tokių geresnių santykių ir siekdama man įtikti. Ir jis tikrai labai kūrybiškas. Aš labai nustebau, kai jinai nupiešė tą namą tokį, kuris kardinaliai pakeitė vat, tą namo vaizdinį. Tai vat vėlgi santykis su kitu žmogumi, kaip gali keisti vaiko piešinį. Na, o dabar vat, grįžtant prie medžio piešinių, tai šitas piešinys yra tikrai vienas iš tų kūrybiškų jos piešinių, kur mes medį galime atpažinti tik tai pagal žievės vat, tos tokius dekoratyvinius elementus. Na ir iš šono galima sakyti, kad čia galbūt šakos yra išaugančios. Tai tas medžio vaizdinys jos piešiniuose buvo labai toks irgi besikeičiantis. Ir čia vat, mes matome tik kamieną, čia galime matyti tą medį, kuris atrodo tarsi plunksna. Buvo dar piešinių, kur medis buvo, vaismedis jau vaizduojamas kaip povo odega, tai reiškia obelis su kiekviena atskira šaka ir ant tos kiekvienos šakos po burbuliuką, kiekvieno vaismedžio tokio. Ir taip pat vat, eglė irgi taip yra vaizduojama. Tai vat, kelių rūšių medžiai jos piešiniuose buvo vaizduojami. Na, o pagal Bak tai turėtų būti esminiai požymiai, kad vienas ir bent viena šaka, o tos kūrybinės detalės tai lapai, vaisiai, žievė. Na ir Elitos piešiniuose iš viso medis buvo vaizduojamas 15 kartų, tai reiškia žymiai gerokai mažiau negu kad namas. Šaka 5 piešiniuose labai aiškiai buvo pavaizduota. Na, o lapai, vaisiai ir žievė tai jau žymiai retesni tie požymiai kitose piešiniuose. Na ir dabar jau žmogus. Taigi tas žmogus jau turi turėti, atsiprašau, Dieve, tu šventas. Tas žmogus turi turėti jau gerokai daugiau tų detalių. Ir mes čia galime pamatyti, kad prie tų pagrindinių detalių yra priskiriama galva, akys, nosis, burna, ausys, kaklas, liemuo, rankos, kojos ir pėdos. Ir rankos su pirštais. Tai vėlgi vat, iš tų piešinių, kuriuose buvo vaizduojamas žmogus, buvo iš viso 27 piešiniai, tai akys buvo vaizduojamos 25, nosis 20, burna 26, ausys viename tik tai piešinyje, kaklas 5, liemuo 27, rankos 18 piešinių, kojos 18, pėdos 2 piešiniuose. Na ir atrandame tų tokių kūrybinių detalių, tai yra šukuosena, galvos apdangalas, rūbų detalės. Ir na, vat, piešinių skaičius, kai juose vieno arba kito požymio nėra. Tai tam, kad mes atpažintume žmogaus figūrą, žinoma be abejo, kad galva yra vienas iš pagrindinių momentų, net ir galvakojis rodo, kad tai yra žmogus, tai reiškia tiesiog, jeigu galvos nėra, mes negalime atpažinti, kad tai yra žmogaus vaizdinys. Na ir tų vat, žmogaus figūrų vaizdiniai kokie buvo, tai tuose teplionėse su guašu mes galime atpažinti, kad čia yra tas žmogaus figūros vaizdinys kažkoks, nes vat, yra ta tokia galva, kur vėlgi čia galbūt senis besmegenis, tai mes galime įžiūrėti, kad tai yra nosis turbūt morka įkišta, akis, toliau vat, kūną mes galime atpažinti ir čia taip pat dar viena detalė, kuri rodytų pėdas arba kūną. Na ir kitose piešiniuose jie jau vadino tos piešinius kitaip, nebe senį besmegenį, bet, pavyzdžiui, Vitalijus su megztiniu, bet mes vis tiek galime atpažinti, vat štai galva yra, ar ne, vėlgi labai keista detalė, akys, nosis, lūpos, o čia atrodo tarsi būtų liežuvis prikibytas, arba gal tai obuolys, sunku pasakyti. Ir kūnas vaizduojamas apvalia tokia dėme, kaip kad senis besmegenis būtų, bet vat, megztinio raštai sagos yra pavaizduotos, ar ne? Rankytės prikibytos tokios vat, irgi apskritimais tiktais ir kojos lygiai taip pat. Na ir dar vat, vienas senio besmegenio vaizdinys, matome tas užtušuotas juodas akis, numatyti vis tiek labai jinai čia buvo susikrimtusi ir pikta, nes
Darius mano meiliais tai buvo pavadintas, gali būti, kad kažkiek tai buvo to pykčio ir ant Dariaus, o gali būti, kad ir ant artimųjų, nes na, tai buvo jau 20 metų mergina, aišku, kad tas lytinis brendimas yra tas toks jauno žmogaus noras turėti kažkokį santykį su mylimu žmogumi, buvo tikrai labai akivaizdžiai išreikštas, nes mokykloje tai kėlė problemų ir mokytojai jau sakydavo mamai, kad jau Lita sėdasi labai berniukams ant kelių, labai meili yra ir stengiasi tos santykius tokius užmegzti, tai mes tame piešinėje irgi galime įžiūrėti ir tam tikrus galbūt net vyriškos lyties požymius, kaip pavyzdžiui, tokie dalykai. Gali sakyti, kad tai yra morka, bet galbūt tai yra ir varpa. Sunku pasakyti iš tikrųjų, nes visokių tokių situacijų tikrai tose specialiosiose mokyklose yra ir niekur tu nedingsi. Vis tiek nepaisant to intelekto sutrikimo, tai yra žmogus su visais poreikiais ir su visais, su visais amžiaus tarpsniui priklausančiais poreikiais. Nepaisant to, kad, tarkim, ta intelektinė raida yra labai vėluojanti. Tai va. Na ir dabar tai buvo viena tyrimo sritis, kur tyrinėjau aš tuos vaikų piešinius pasinaudodama testų interpretacijomis ir pirmiausiai aprašydama jų kognityvinę raidą per pagrindinės ir papildomas detalės. Dabar tas toks įsigilinimas į jų situaciją ir supratimas, kokie interesai jiems yra svarbus. Tai buvo tiesiog jų piešinių pavadinimų tyrinėjimas. Ir kadangi aš visą laiką leisdavau jiems piešti laisvą temą tai, ką jie nori, ir stengdavausi užrašyti jų piešinių pavadinimus, tai tas piešinių pavadinimų tyrinėjimas, panaudojant turinio analizę arba grounded theory elementas, leido išryškinti tas temas ir maždaug susidėliojus chronologiškai suprasti, kokiame periode, kokia tema ir koks aktualus tas interesas už tos temos slypėjo. Taigi pramogų ir laisvalaikio tema, jūros tema, medžio tema, giminystės ryšių tema, namų susijusių su artimais Litai žmonėmis tema, draugystės meilės tema, žiemos, pramogų tema, realių objektų tema, savivokos vidinio pasaulio tema, fantazijos tema ir humoro tema. Tai štai tų tokių temų, kurios buvo susijusios, kurios čia apačioje yra lentelėje parodytos, jų buvo šiek tiek mažiau, o viršutinėje lentelės dalyje šitos temos buvo gausesnės. Jeigu čia mes atrandame po 1, 2, 5 piešinukus, tai čia jau yra 10, 15, kartais 20 ir 30 piešinukų. Na ir štai kokios išvados iš tarkim, tų namo medžio žmogaus piešinių, iš temų tyrinėjimo, kokias išvadas galime padaryti. Galimybė laisvai manipuliuoti dailinės raiškos priemonėmis buvo rezultatyvi. Lita sukūrė apie 90 piešinių, iš kurių 85 matomi realiai pavaizduoti objektai arba bent jau jų detalės. Tikrai buvo taip, kad kai kuriuose piešiniuose aš atpažinau, pavyzdžiui, langą nupieštą. Namo nėra, bet yra kažkodėl langas nupieštas. Tai namo medžio žmogaus piešiniuose Lita vaizduoja esminės ir kūrybinės detalės, ne visose Litos namo medžio žmogaus piešiniuose vaizduojamos visos esminės detalės ir šis požymis liudija, kad intelektinių operacijų lygis yra svyruojantis, kintantis. Litos piešinių analizė pagal grounded theory strategiją duomenys rodo, jog Litai aktualiausi santykiai su supančiais žmonėmis, artimaisiais, bendraamžiais, mokytojais. Piešinių analizė pagal medžio namo žmogaus, tai yra HTP metodika, duomenys rodo, kad santykiuose su artimaisiais Lita jaučiasi pakankamai saugi ir pasitikinti. Įgytą patirtį jį perkelia į tolimesnę socialinę aplinką ir išbando naujus vaidmenis. Bendraudama Lita kartais išgyvena ambivalentiškus jausmus. Ir Litos namo piešiniuose pasikartojanti ta pati schema rodo, kad mergaitė jau turi susiformavusi socialinės aplinkos santykių konceptus, kuriais vadovaujasi. Lita tikisi, kad jos namuose įsitvirtinusi tvarka egzistuoja ir už namo ribų. Bendruomenėje Lita, tikėdamasi tokių pačių santykių ir tvarkos kaip namuose, patiria sunkumų, kurie jai kelia nerimą. Šį nerimą, tiksliau sunkumus, kylančius perkeliant tą patį namuose susikurtą bendravimo modelį į bendruomenę, atskleidžia pati gausiausia semantinė grupė namai susiję su artimais Litai žmonėmis.
Žmogaus figūros analizė pagal laiką ir figūrų kaitą leido nustatyti, jog Lita išgyveno nevisavertiškumą po to, kai pasikeitė studijos vadovė. Pakankamai ilgas žmogaus figūros formos regresas, pasak Allen, rodo, kad vaikas pats iš traumuojančios situacijos negali išeiti. Tačiau pati senio besmegenio formos kaita ir kartais originalus naujos formos pateikimas rodo, jog Lita deda pastangas norėdama iš jos išeiti. Jos rūpestis socialinių santykių kontaktų grožiu rodo namo piešinių sienų dekoras bei medžio piešinių pogrupis povų uodega. Žmogaus piešinių pogrupių analizė leido laiko aspektų liudija, kad žmogaus figūros regresas yra stiprių išgyvenimų pasekmė. Homogeniškiausia piešinių grupė pagal pavadinimą yra Litos santykiai su studijos vadove, kuri liudija, kad paskutiniuoju studijos egzistavimo laikotarpiu santykiai su vadove Litai buvo vieni aktualiausių. Na va, tai o kodėl tas santykis buvo aktualus, tai aš jums jau papasakojau. Na ir klausimas dabar, kokie tie dailės raiškos būdai tinka intelekto sutrikimą turintiems vaikams ir suaugusiems. Iš tikrųjų, mes galėtume skirti nedirektyvų raiškos būdą, tai kai intelekto sutrikimą turintiems žmonėms leidžiama dirbti savo laiku, kelti savo tikslus ir reikalavimus, ir tokios veiklos rezultatas pasitikėjimas savęs suvokimas ir augimas. Na, bet tas direktyvus raiškos būdas, ypatingai formaliojo ugdymo srityje, yra tikrai labai dažnas, todėl kad mokytojams reikia parodyti rezultatą. Bet jeigu juo yra nuolatos naudojamasi, tai tada intelekto sutrikimą turinčiam vaikui stinga spontaniškumo. Na ir prieš nusprendžiant, kokį metodą taikyti, direktyvų ar nedirektyvų, svarbu žinoti, kokią raidos pakopą vaikas yra pasiekęs, kokiamis dailės medžiagomis ar priemonėmis jam geriau bus save išreikšti, atsižvelgti ir fizinę negalią. Mes spontaniškai ir neryžtingai elgiasi neįgalusis. Jeigu spontaniškai, tai akivaizdu, kad jis tikrai bus drąsus ir galbūt tas nedirektyvus arba saviraiškos tas būdas leis tiesiog nurimti, būti galbūt labiau tokiam ramesniam, gal ne taip blaškytis, jeigu, tarkim, jis ypatingai ryžtingas yra, ypatingai aktyvus, ypatingai visur, tarkim, kišantis savo nosį ir taip toliau. Tai tas mėgstamos veiklos atradimas ir ta išraiška per mėgstamą veiklą gali tikrai padėti nurimti. Na ir kita vertus, jeigu jis yra tikrai labai neryžtingas ir jeigu mes dar nuolatos rodysime, kaip reikia daryti, ką reikia daryti ir ko reikėtų pasiekti, tai žinoma, kad tada tą nevisavertiškumą tik dar labiau padidinam. Tai ką rinktis mokyklos, pačioje mokykloje, tarkim, ar tai būtų specialioji ar ne, iš tikrųjų labai priklauso nuo vaiko situacijos ir nuo tų tikslų, kurį mes siekiame. Jeigu mums reikia padrąsinti vaiką, jeigu reikia paskatinti vaiką, tai labiau tiktų tas nedirektyvus raiškos būdas, kada jau duodama laisva tema ir tiesiog paskatinama imti tas priemonės ir jomis naudotis, visiškai vaiko nekritikuojant, bet kaip tik tai giriant už kiekvieną, tarkim, ten padėtą tą dažų sluoksnį arba kažkokį tai leptelėjimą ant to popieriaus lapo arba kažkokios tai kitokios medžiagos. Na ir jeigu mes turime tikslą, kad, pavyzdžiui, mums reikia užpildyti kažkokią spragą, ar tai žinių, ar tai suvokimo, arba, pavyzdžiui, apie tą patį žmogaus kūną, tai tokiu atveju be to direktyvaus būdo tikrai neįsiversime. Tikrai reikės sudaryti tam tikrą veiksmų planą, kad vaikas iš tikrųjų tų žinių pasiektų. Tai tiek būtų apie intelekto sutrikimą turinčius vaikus, o dabar jau pereitume prie klausos sutrikimą turinčių vaikų piešinių ypatybių. Ir truputį kas yra būdinga tiems vaikams, tai iš tikrųjų daugelį asmenų, kurie turi įvairiausių klausos defektų, palaipsniui išsivysto įvairių funkcinių neurotinių sutrikimų ir įsitvirtina vidinio pasaulio disharmonija. Tai taip teigia Svetikienė, ganėtinai jau seniai, ir jos nuomonė tai neišvengiamai lemia pokyčius psichikoje. Tiek pačios asmenybės savivokoje, tiek asmenybės bendravime, tiek asmenybės santykyje su visuomenė. Na, o
Esant kurtumui atsiranda lydimieji veiksniai, kurie daro įtaką klausos sutrikimą turinčio asmens gyvenimo kokybei, elgesiui, profesiniai veiklai. Tai Mitkus, kuris cituoja vėlgi vakarų Europos mokslininką, teigia, kad kurtumas paprastai yra kaip ir lydimas tokių veiksnių. Tai yra klausos sutrikimo ir suvokimo, klausos sutrikimo ir komunikacijos, klausos sutrikimo ir socializacijos ir klausos sutrikimo ir pasaulėžiūros. Na, nemaža dalis sutrikusios klausos asmenų nuo pat vaikystės išgyvena stresą dėl identifikacijos sunkumų, nes gyvena tarp dviejų pasaulių, juos stengiamasi sutapatinti su girdinčiaisiais. Anot Ališausko, kai kurie kurtieji jaučiasi taip, lyg nepriklausytų nei girdinčiųjų, nei kurčiųjų pasaulyje, todėl jaučiasi visų apleisti ir nepageidaujami. Na, o Vygotsky teigia, kad klausos sutrikimą turinčių vaikų kompensacijos šaltiniai yra suaugusiųjų pamėgdžiojimas, skaitymas iš lūpų ir gesto raiška. O dabar noriu pristatyti savo magistrantės Irenos Poškienės, kuri dirbo sutrikusios kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centre. Dabar, man atrodo, tas centras yra panaikintas. Ir ji tyrinėjo, kaip gali tiesiog dailės terapija paskatinti sutrikusios klausos mokinių verbalinę raišką. Tai skaičiavo savo ugdytinių, tiesiog kalbos žodžius, kuriuos jie vartoja ir panašiai. Bet šalia to ji taip pat ir pateikia klausos sutrikimą turinčių vaikų piešinius. Mano buvo pasiūlyta, kad vaikai pieštų, ką nori, ir tai buvo po pamokinės veiklos užsiėmimai, ir kad būtinai užrašytų piešinio pavadinimą ir kad tiesiog su vaikais apie tą piešinį pasikalbėtų. Taigi, 13 metų mergaitės piešinys, kuri turi klausos sutrikimą, ir tame piešinį pavadino "Mama žiūri pro langą". Tai mes tikrai galime pastebėti, kad yra labai daug to tokio konkretumo klausos sutrikimą turinčių vaikų piešiniuose, ir tas konkretumas tikrai labai, tokis, negali sakyti, kad pragmatinis vien vaizdiniais išreiškiamas, bet jis tikrai toks yra, kaip tarkim Simo piešinys, kad "Mano šeima žiūri" įrašyta per video Rasos Tanbalio ar dar kažką, tai arba mokytojos Rūtos dukros su juodais džinsais, tai čia irgi taip pat mes galime pamatyti, kad tas konkretumas, ką čia nori mums to piešiniu pasakyti, yra. Ir matyt, kad Redos yra santykis su mama pakankamai geras, gali būti, kad ta mama žiūri į ją pareinančią iš mokyklos ar kažkur tai kieme žaidžiančią, labiau panašu, kad jinai čia grįžta namo. Tai matome, kad, tarkim, piešinyje tos proporcijos ir tie objektai yra vaizduojami pakankamai realiai. Tai yra, namas turi ir sieną, ir stogą, ir langą, ir matome užuominas tos dvimatės tokios perspektyvos. Tai horizonto linija vėlgi pakelta yra nuo popieriaus lapo krašto, reiškia atsiranda pirmas planas, atsiranda antras planas. Šiuo atveju tos detalės yra tikrai konkrečiai labai nupieštos. Ir popieriaus lapas buvo gan didelis, tai yra A3 formatas popieriaus lapo. Dar ką reikėtų pastebėti, kad kadangi yra vartotas guašas, o matome, kad piešinys yra labai labai skaidrus, tai iš tikrųjų galime įtarti tam tikrą nepasitikėjimą būtent autorės piešinuko. Ir nepasitikėjimą kodėl? Todėl, kad guašas yra sodri tokia technika, sodri priemonė, kuri yra ryški ir jinai turi tą tokį popieriaus lapo padengimą, kur nepersišviečia, jeigu yra storai užteptas. O šiuo atveju mes matome, kad tos spalvos yra labai primenančios akvarelę, tai yra persišviečia popierius, reiškia, antiek neryškiai, antiek nedrąsiai vaikas paima tą spalvą ir galbūt laiko, kad jis nevertas yra tos spalvos tiek pasikabinti, tarsi su šaukštu jos užtepti. Tai iš to nedrąsumo mes tikrai galime daryti tokią prielaidą, kad tai yra menkai savimi pasitikinti mergaitė. Ir dabar kitas jos piešinukas, Abu myli. Tai sakau, tas konkretumas kaip išreikštas ar ne, bet parinkta kaip konkrečiu tokiu vaizdiniu ir išreikštas jausmas. Du paukšteliai supasi lesyklėlėje,
Na ir vat kiekvienas žiūri vienas į kitą ir atrodo, kad jie čia susikūrė, yra savo tą tokį šeimos gyvenimą atradę toje lesyklėlėje savo namus. Ir nebėra ten svarbu jai pavaizduoti, tarkim, tos vat lesyklėlės perspektyvą, ar ne, nes nugi turėtų čia kažkaip užsibaigti tą lesyklėlę ir dar mes turėtume pamatyti pro tą kiaurą tą tokią lesyklėlės langą ir kitą tą stipinuką tos sienos ir iš vienos ir iš kitos pusės ir tą pagrindą, bet jau čia nieko nėra, yra tik tais, svarbiausia tie du paukštukai, kurie yra vienas prieš kitą. Žmogaus figūra. Matom, kad tų proporcijų tikrai tokių taisyklingesnių norėtųsi, kurios turėtų būti pagal tą vat amžių 13 metų turėtų būti panaudotos, jų nėra. Ir tas piešinukas žmogaus figūros yra tikrai labai statiškas ir labiau galbūt jau atitiktų tą scheminį vaizdavimą, ne tą vat pseudorealizmą arba bundantį tą realizmą. Bet mes galime pamatyti, kad yra vaizduojama kūno apimtis, nes vat rankos jau ne pagaliukai, jos turi apimtį, yra vaizduojami plaštakų visi pirštai, nors atrodo pati didžiausia yra galva, bet tai gali būti susiję ir su tuo nevisavertiškumu arba menku savęs vertinimu, nes paprastai jeigu yra didelė galva, tai jinai yra kaip kompensacija tų vat intelektinio nepakankamumo arba to vat suvokimo nepakankamumo, noro labiau prisitaikyti, stebėti kitus, persiimti tais stereotipais, kaip elgiasi kiti žmonės, tuo vat kopijavimu ir panašiai. Tai vat tą galime tikrai tame piešinyje matyti. Na, vat ir kitas piešinukas, dar vienas, kur ji vaizduoja save, žiūriu į sūpynes. Ir čia vat vėl galima tam pačiam jau komponavime piešinuko jau užčiuopti tą nedrąsumą ir nevisavertiškumą, ar ne? Žiūriu į sūpynes, bet nesisupu ant jų. Tai paprastai jau vaikas, jeigu jam yra tos sūpynės svarbios, jisai norėtų atsisėsti ir pasisukti. Ir vat jinai žiūri į sūpynes, bet nedrįsta ant jų užlipti. Ir ta vat nedrąsa pasireiškia jau ir kompozicijoje piešinio. Na, mažesnio amžiaus vaikas Domas, ir vėlgi mes galime pamatyti tą vat piešinuką, kuris yra labai artimas mokyklinio amžiaus vaikams, tai yra ant popieriaus lapo apačios išrikiuoti yra pagrindiniai objektai. Matome ir medžio vaizdinį ir žmogaus vaizdinį ir šalia vat dar gamtos įvairiausi tokie dalykai atsiranda. Tai tikrai tuose piešinukuose Domo, na vat juos galėtume palyginti, kad tai yra tikrai na vat to mokyklinio amžiaus vaikas, įprastinės raidos, jeigu tai būtų, kuris ateina į mokyklą ir piešia tokius piešinius. Tai na, galima būtų sakyti, kad galbūt, kadangi Domui jau yra 10 metų, nebe 7, mes norėtume lyg tai truputėlį kokybiškesnio piešinio. Bet iš esmės tas funkcinio amžiaus vėlavimas nelabai klausos sutrikimą turinčių vaikų piešiniuose pasireiškia. Na, vat ir dar vienas Domo piešinukas, vėlgi matome labai konkrečius žmonių figūrėlės nupieštos, bet jeigu štai čia vat galėtume pasižiūrėti dabar pagal datą, kad tai yra 2009 metų balandžio 3 dienos, o čia 2009 metų balandžio 1 dienos piešinukas, tai atrodo tas dienų skaičius galbūt nėra labai stipriai besiskiriantis, bet atsiranda vat poreikis kalbėti ir atsiranda poreikis išreikšti tą santykį žodžiais. Ir tas vat garso sklidimas net paukštuke jisai atsispindi. Na ir dar vieno vaiko piešiniai, tai yra 11 metų mergaitė. Čia jau mes tikrai galime matyti tą vat pirmą planą ir antrą planą, ar ne, jūroje besimaudantis suaugę žmonės arba vaikai. Ir
Kaip matot, vat yra tikrai pabrėžtinai skiriamas dėmesys aprangai, toms detalėms. Akivaizdu, kad vyrai neturi maudymosi kostiumėlių, moterys yra su maudymosi kostiumėliais. Na, vat ir dar vienas piešinukas, mergaitei reikia skinti obuolius. Irgi toks vat labai konkretus pasakojimas, ar ne, ką jinai turėtų padaryti ir kokia ta jos yra kasdienybė. Na ir dabar jau suvestinė rezultatų, kaip tai pasireiškia, kaip tai atsispindi toje verbalinėje raiškoje. Tai Domo verbalinėje raiškoje mes galime matyti pagal dailės terapijos sesijas nuo 2 iki 9 atsiranda kiek pasakojimų apie piešinį. Tai reiškia, ką jisai gali papasakoti. Na, matyti, tie pasakojimai tikriausiai nebuvo jie tokie sklandus, buvo su pertraukinėjimais ir tikriausiai, kad besiklausydamas kitų vaikų, na, jis norėdavo apie tą savo piešinuką dar vis kažką pridurti. Tai matom, kad didžiausia ta verbalinė raiška buvo kažkur tai apie vidurį. Mokytoja, žinoma, kad skatino ir uždavinėjo papildomus klausimus. Kolegos, kurie, tai yra bendramžiai, kurie dalyvavo tose grupinėse dailės terapijos sesijose, taip pat buvo skatinami užduoti klausimus ir kalbėti apie piešinius. Ir čia vat atsiranda jau žodžių kiekis, na, tos papildomos verbalinės raiškos, kad vis tiek moko dailės terapijos sesijos ir tų tokių kažkokių socialinių įgūdžių. Tai reiškia, kad skatinimas, ne tik tai pačios mokytojos klausimų uždavimas, bet ir mokinių klausimai skatino tą verbalinę raišką ir tą mandagumo santykį, nes paskutinėse dailės terapijos sesijose atsiranda mandagumo žodžiai, tai prašau, ačiū ir taip toliau. Na, vat atsiranda jau pirmosiose dailės terapijos sesijose prisiminimai apie tai, kas buvo patirta, ir galim pastebėti, kaip daugėja spontaniškų minčių. Iš tikrųjų, vat nuosekliai, kai kur daugiau, kai kur mažiau, bet iš tikrųjų matome, kad nuo 6, tarkim, 3 dailės terapijos sesijoje iki 39 sesijoje. Na, vat ir iš viso, kiek buvo žodžių kiekis suskaičiuotas, kiek tame pasakojime atsispindėjo, tai matome, kad nuo 12 2 dailės terapijos sesijoje iki 49 paskutinėje sesijoje. Toliau kitos ugdytinės, vėlgi buvo žodynas taip pat suskaičiuotas, irgi taip pat galime pastebėti tą didžiulį skirtumą, kad atsiranda ir mandagumo žodžiai, ir prisiminimai, ir spontaniškos mintys, ir jų daugėja. Ir iš viso nuo 11, tarkim, žodžių 2 dailės terapijos sesijoje iki 158 paskutinėje, 9. Na ir jai pavyko taip pat pasižiūrėti per komunikacijos proceso struktūrą, kaip keičiasi ta verbalinė raiška ir kiek atsiranda klausimų, atsakymų, asmeninio pasakojimo, prisiminimo, mandagumo žodžių ir panašiai. Tai vat lentelėje mes galėjome tą matyti. Na, o dabar ji dar taip pat skaičiavo ir kalbos dalys tekstuose. Tai štai iš viso per visų mokinių suskaičiuotas kalbos dalis 2 dailės terapijos sesijoje geltonas stulpelis ir 9 dailės terapijos sesijoje jau bordo stulpelis. Tai matome, kad daiktavardžių, būdvardžių, veiksmažodžių būdavo kiekvienoje dailės terapijos sesijoje ir, pavyzdžiui, veiksmažodžiai jų nepadaugėjo, tai yra lygiai toks pats skaičius, bet ko padaugėjo, tai daiktavardžių, būdvardžių, prieveiksmių ypatingai didelis šuolis, prielinksnių, jungtukų, skaitvardžių, na, įvardžių jau nepadaugėjo, nes vis tiek tai yra susijęs su aš, tu, jis, ji, bet atsirado dalelytės ir jaustukai. Tai reiškia, kad kai iš tikrųjų turime tą rezultatą ir suskaičiuojame viską, įdėmiai labai įvertiname, tikrai galime pamatyti net ir per, tarkim, labai nedidelį laiko tarpą, tai yra per 9 dailės terapijos sesijas arba 9 užsiėmimus, galime pamatyti pokytį. Na ir taip pat
kaip pasikeitė nuo pirmos iki paskutinės sesijos ta verbalinė raiška. Tai matom, kad ji iš tikrųjų patobulėjo kiekvienam vaikui, kurie lankė dailės terapijos sesijas. Tiek Domui, tiek Redai, tiek Neli, tiek Robertui, tiek Andriui. Ta verbalinė raiška iš tikrųjų buvo gerokai pažengusi į priekį. Regos sutrikimą turinčių vaikų kūrybinės ypatybės. Rega tai yra iš tikrųjų turbūt vienas iš tų sensorinių kanalų, kuris mums teikia daugiausia informacijos. Tai kai rega būna sutrikusi, tai mums tie kompensacijos šaltiniai yra klausa, kalba, lytėjimas, atmintis ir išsamus aplinkos objektų tyrinėjimas. Orientavimasis erdvėje yra aklų ir silpnaregių savarankiškumo vienas iš svarbiausių požymių. Ir profesorius Gudonis skiria keletą orientavimosi erdvėje rūšių. Tai orientavimasis daikto paviršiuje, tai yra mikroorientacija, orientavimasis patalpoje, uždaroje erdvėje ir orientavimas didžiojoje arba atviroje erdvėje. Kiekvienas iš šito orientacinių tokių gebėjimų tikrai yra labai svarbus aklajam ir tikrai yra susijęs ir su pasitikėjimu savimi ir su savęs vertinimu. Nes kai kurie, tarkim, toje artimiausioje aplinkoje dar gali gana neblogai orientuotis ir savo patalpose gyvenamosiose taip pat, bet, tarkim, to išėjimo į atvirą erdvę, ypatingai kelionių iš vieno miesto į kitą, kur erdvė yra nepažįstama, jie tikrai labai to bijo ir tikrai yra labai mažas skaičius aklųjų, kurie gali sau tai leisti. Orientacija daikto paviršiuje padeda susidaryti konkretaus daikto vaizdinį. Orientacija uždaroje patalpoje ir atviroje erdvėje sąlygoja sutrikusios regos vaiko aktyvumą bei veiklumą. Ir čia matote keletą tų tokių nuotraukų, kuriuose vaizduojame kuriantys kažkokius tai kūrybinius darbus atliekantys vaikai. Tai reikia pasakyti, kad tos dailės priemonės, kurios yra susijusios su vandeniu, tai yra vandeniniai dažai arba akvarelė, iš tikrųjų labai retai, kada yra mėgstami silpnaregių arba aklų vaikų, todėl kad yra sunku sukontroliuoti, jie negali matyti, jeigu tai yra akli, tai jie visiškai negali matyti, jeigu silpnaregiai, jiems sunku sukontroliuoti ir sunku suvaldyti tokias priemonės, tai jie labiau renkasi spalvotus pieštukus arba flomasterius, kurie yra ryškus. Dar geriau jiems pažinti tą aplinką ir formą padeda visiškai ne piešimo priemonės, bet lipdymo priemonės, tai reiškia plastilinas, molis. Ir ta veikla kūrybinė, kuri leidžia jiems apčiuopti ir geriau jaustis arba labiau pasitikėti savimi, tai yra įvairiausios medžiagos, konstrukcinės medžiagos, kurias jie gali liesti gan drąsiai su pirštais ir iš kurių gali kurti tas dėlionės arba tos modeliuoti kažkokias tai formas, paveikslus ar kažkokius erdvinius apimtinius kūrinius, bet taip, kad jie galėtų liesti rankomis, nes vis tiek lietimas rankomis yra vienas iš pagrindinių būdų, kaip jie gali kažką kurti ir gali kažką išreikšti. Labai gaila, kad aš jums negalėsiu parodyti savo kolegės Astos Lapėnienės iliustruotų tų molinių istorijų, tai yra ji dirbo su aklaisiais ir silpnaregiais vaikais ir būtent ta meninė raiška pas ją buvo einanti visa per molį ir per darbą su moliu. Tai iš tikrųjų negaliu parodyti todėl, kad tiesiog pasikeitė kompiuterinės programos ir turiu jos diską įrašytą, kuriame nebeatpažįsta tie registrai dabartiniai. Reikia kažkokių driverių ieškoti internete ir nebeatsidaro tas diskas. O kai kalbame apie regos sutrikimą turinčius vaikus, tai svarbu ugdyti jų orientaciją ir pasitelkti visas likusias sensorinės sistemas, tai yra klausą, lytėjimą, uoslę ir čia svarbą vietą užima be abejo, kad klausos pojūtis. Tai sutrikusios regos vaikų piešiniai skiriasi nuo normaliai reginčių vaikų piešinių tuo, kad jų darbelėms parinktos
ryškesnės, gilesnį pėdsaką paliekančios dailės priemonės bei spalvos, bet nesiskiria šių vaikų piešinių dalių smulkumas, detalių išryškinimas. Ir regos pojūtis yra labai svarbus, nes gebėjimas pamatyti, stebėti, tyrinėti, apžiūrinėti – tai vienas iš svarbiausių būdų, kuriais vaikai pažįsta pasaulį. Na, tai yra magistrantės, kuriai vadovavo mano kolegė Asta Lapėnienė Vytauto Didžiojo universitete mintys. Dažniausiai vaikai naudoja grafinės raiškos priemonės įvairiems pojūčiams išreikšti, tai flomasterius, spalvotus pieštukus, spalvotas kreideles. Tai atitinka šio amžiaus tarpsnio ypatumus ir rodo, kad vaikams labiau patinka piešimo priemonės, kurių pagalba galima nupiešti smulkias detalės, o spalvos tarpusavyje nesusilieja. Taip pat naudojamos tapymui skirtos priemonės akvarelė, guašas bei lipdymui skirtos priemonės plastilinas, modelinas. Na, vat ir kaip vyko darbas, tai galime čia pamatyti vienos ugdytinės Martinos Jūrą. Matome, kad piešinuke yra panaudotas ir koliažo elementas, ir asambliažo, tai reiškia, kad yra priklijuoti akmenukai prie tos pakrantės ir toliau jau vat ta jūra tokia vaizduojama. Neaišku, ar čia vat tas jūros lopinėlis, ar tarkim, čia toliau pereinantis yra, bet kaip pati Martina pasakojo, čia jūrą nupiešiau, girdėjau visokius jūros garsus, įtinka prie akmenukų, čia krabas, matyt, arba tas žalias, arba štai šitas konkorėlis. Dar reikia truputį plastelino, duokit lentelę, čia iš tiesų plastelinas, krabas galvoja apie širdutes, reikia storiausiai teptuko, čia krabas rodos savo piešinėje, čia dar nupiešiu ką nors ir piešia. Na, vat ir tame piešinuke yra panaudota ir akvarelė, plastelinas, spalvotas kreidelės, pieštukai, gamtinė medžiaga, kankorėžis, akmenukai, kriauklės. Na, gaila, kad iš to piešinuko mes iš tikrųjų ir iš to pasakojimo nelabai galime susigaudyti, kur tas čia krabas iš tikrųjų yra, ar tai vat tos žalios dėmės, ar tas prilipdytas kankorėžis reiškia krabą, nes iš tikrųjų krabas turi tokias aštrias žnyples, kurias galima pajusti. Dabar vat kitas piešinukas, kur, na, matyti, kad auklėtoja tikriausiai, taip spėju, su kokia nors eglės šakute leido paliesti ją pačiupinėti, nes vėlgi Martina vat nupiešia kaip ir tokią kaktusą, auklėtoja sako, užsimerk ir pasakyk, ką jauti, Martina, kad duria. Auklėtoja, o kas tau galėtų durti? Martina, kaktusas. Auklėtoja, nupiešk man dabar tai, kas tau duria. Martina, parodyk, kas ten, nori pamatyti kalėti. Auklėtoja, kai nupieši? Martina, nupiešiau duriantį daiktą. Auklėtoja, kokį, kurį lėčiau. Na, vat ir piešinukas koks. Neįsivaizdavo, kad tai yra kaktusas, čia matyt vazonėlis, tas kaktusas apvalus ir su dygliukais į visas puses. Taigi, autizmo spektrą turinčių vaikų žmogaus piešinių ypatybės. Na ir ką būtų galima pasakyti, tai kad mažiau nei pusė autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų mėgsta piešti, dauguma piešia tik kartais arba visai nepiešia, palyginti su įprastinės raidos vaikais, jų pomėgis piešti yra mažesnis. Autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai dažniausiai renkasi flomasterius ir pieštukus, sausas ir kontroliuojamas piešimo priemonės. Rečiausiai renkasi pirštų dažus ir molį, šlapias piešimo priemonės. Daugumą autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų pažintinės galimybės skiriasi nuo jų fiziologinio amžiaus, pastebima vėluojanti raida. Pagal fiziologinį ir funkcinį amžių autizmo spektro sutrikimą turintys vaikai pavaizduoja žmogaus vaizdinį ne pagal savo amžių. Piešiniams būdingas kūno dalių trūkumas ir neproporcingas vaizdavimas. Po dailės terapijos sesijų žmogaus kūno dalių vaizdavimas pagerėja, atsiranda anksčiau nepieštų kūno dalių. Minimaliai žmogų piešia daugumą autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų, o visa žmogaus figūra su pagrindinėmis detalėmis mažiau nei pusė autistiškų vaikų. Na ir kokie būtų lemiami veiksniai piešimo procesui. Tai yra sugebėjimas suimti priemonę pirštais, akies rankos koordinacija ir antrinis lydimasis veiksnys intelekto sutrikimas. Tai yra gebėjimas elgtis su priemonėmis ir pomėgis piešti mažėja dėl pažinimo stokos, taip teigia autorė magistro darbo.
Na, ji taip pat teigia, kad sausos priemonės dažniausiai pasirinkamos, nes jas galima laisvai kontroliuoti ir brėžti ryškesnės linijas, naudojant kuo mažiau jėgos. Pati mėgstamiausia priemonė yra flomasteriai, pieštukai ir kreidelės, dėl struktūros mažiau mėgstamos priemonės, ne tik vaikų turinčių autizmo spektro sutrikimą, bet ir įprastinės raidos vaikų, nes reikalauja daugiau jėgos ir kantrybės, siekiant išgauti norimą rezultatą. Dėl sensorinio jautrumo hiperjautrus vaikas nesirinks šlapių priemonių, nes jos gali ištepti ir sukelti nemalonius jausmus. Na ir čia mes matome jos magistro darbe, kaip keičiasi žmogaus figūros pagrindinės detalės ir papildomos detalės. Jaunesnių vaikų grupėje ir vyresnių vaikų grupėje, tai yra nuo 7 iki 9 metų ir nuo 9 iki 11 metų. Kai jie jau statistiškai tiesiog paskaičiavo, ar yra tas statistiškai reikšmingas skirtumas, procentinę išraišką mes matome, kad tikrai padaugėjo galvos, matyti tikslesnio to vaizdavimo liemens, sumažėjo akių, šiek tiek burnos, daugiau nosies, rankos buvo vaizduojamos, kojos, ausys, kaklas labai stipriai tiesiog padaugėjo tokių piešinių, kur kaklas yra vaizduojamas, antakiai, pirštai, pėdos, drabužiai, 5 rankos pirštai ir taip pat plaukai. Tačiau nepaisant to, kad procentinė išraiška rodo daugumoje tų elementų padidėjusi kiekį, vis dėlto statistiškai reikšmingas skirtumas aptiktas tik tais liemens vaizdavime. Tai reiškia, kad liemens vaizdavimas iš tikrųjų gali būti tas reikšmingas požymis, kuris padeda mums atskirti amžių. Amžių jau tą biologinį amžių. Tai reiškia, jeigu jau vaiko piešinėje mes galime pamatyti liemenį ir labai tikėtina, kad tas pats požymis gali būti ir įprastinės raidos vaikams, ir intelekto sutrikimą turintiems vaikams. Jau tai yra susijęs su didesniu amžiumi, su didesniu vaiko pastebumu ir su geresniu mokėjimu atgaminti tai iš atminties tuos vaizdinius, kurie yra svarbus. Tai kaip teigia Navickienė, vaikai turintys autizmo spektro sutrikimą piešia žmogaus figūrą, ne visi vaikai nupiešia visas pagrindinės kūno dalis ir vidutinis fiziologinis amžius yra 9 metai, o funkcinis amžius 6,6 metai. Tai skirtumas tarp funkcinio ir biologinio amžiaus yra 2,4 metai vėluojančios raidos pusėn. Ir savo fiziologinį amžių atitinka 15 vaikų iš 46, tarp jų keli viršija fiziologinį amžių 1 metais. Tai būtent tuos kelis ir galime laikyti, kad yra turbūt gabūs, išskirtinai gabūs kokie nors veiklai vaikai. Tuo tarpu didžioji dalis iš jos surinktų mokinių buvo tie, kurie turėjo antrinį tą sutrikimą, tai yra intelekto sutrikimą ir dėl to ta funkcinė raida buvo vėluojanti. Čia matome, kokius dailės terapijos užsiėmimus įvedė. Tai yra žmogaus piešinys, žmogaus formos, portretas, realus žmogaus portretas, lipdaus žmogeliuką, moliotipija, tai kai iš molio lipdė žmogaus figūrą, pakartotinai šeimos piešinys, aš, mano rankos, arba šuo ir žmogaus ir šeimos piešinys. Tai tokios buvo temos duotos ir jos sudarė irgi taip pat kaip ir mano magistrantės 10 užsiėmimų. Na ir čia galime pamatyti piešinius. Tai 11 metų berniuko, kuris turi autizmo spektro sutrikimą, piešinys prieš dailės terapijos užsiėmimus, po dailės terapijos užsiėmimų ir šeimos piešinys. Mes galime pastebėti, kad tas pokytis yra yra iš tikrųjų, bet jis nėra didelis. Tai yra, iš esmės, ta žmogaus figūra struktūros požiūriu nedaug ko keitėsi. Mes galime matyti, kad yra vaizduojama galva. Ta galva turi po dailės terapijos sesijų 2 ausis, plaukus, akys lieka taip pat užtušuotos. Kažkodėl suprastėjo kūno vaizdavimas, jis nebeturi apimties, atsiranda rankos ir kojos irgi turinčios tą patį struktūrinį ekvivalentą. Tai reiškia, kažkokį tai piešinio pagerėjimą mes matome,
po 10 sesijų, bet struktūra išlieka nedaug ko pakitusi. Atsiranda tik tai rankos. Iš esmės atsiranda tik tai rankos. Na dabar, ką pastebėjo autorė, kad iš tikrųjų tas veido užtušavimas iš kairės pusės buvo susijęs su vaiko įgyta trauma, nes pusbrolis buvo patyręs traumą galvos srityje, būtent kairėje pusėje, ir šitas berniukas matė visą tai, jam buvo tikrai labai baisu, ir būtent po tos pusbrolio traumos jis savo piešiniuose visada piešdavo tą kairę veido pusę užtušuotą. Tai po dailės terapijos sesijų mes matome, kad liko užtušuotos akys, bet to jau užtušuoto vaizdinio kaip ir nebeliko. 8 metų berniuko, kuris turėjo taip pat autizmo spektro sutrikimą, piešinys prieš dailės terapijos sesiją ir po dailės terapijos sesijos. Galime vėlgi pastebėti, kad struktūros požiūrių tų pokyčių nėra labai daug. Tai pirmasis tas piešinys vadinamasis, tas nulinis variantas arba tas nuėmimas, tiesiog vaiko gebėjimų nuėmimas, jis visą laiką buvo atliekamas ant balto popieriaus lapo su paprastais pieštukais. Tai visų vaikų piešiniuose mes matysime tą patį, o jau vėliau po dailės terapijos sesijų metu buvo duodamos spalvos, flomasteriai, spalvoti pieštukai, guašas ir kitos priemonės, kurias vaikas galėjo pasirinkti. Tai matome, kad tos iškeltos rankelės yra ir tame diagnostinėme piešinyje, arba toj startiniai pozicijai lygiai tokia pat rankų padėtis išlieka ir paskutinėme piešinyje, ir panašią rankų padėtį matome ir šeimos piešinyje. Jinai keičiasi turbūt tėčio piešinėje. Kažkur čia tėtis yra vaizduojamas, tai tėčio rankų padėtis yra šiek tiek kitokia. Vaikų rankų padėtis kaip ir mamos ir kaip ir to berniuko, kuris yra šio piešinuko autorius. Tai Navickienės darbe surinktų vaikų piešiniai, atrodo, kad žmogaus figūra vis dėlto yra vaizduojama kažkaip struktūriškai labai panašiai kaip ir, sakykime, taip įprastinės raidos vaikų piešiniuose. Vis tiek mes galime atpažinti ir galvą, ir kūną, ir tegul iškraipytas tas proporcijas, nes tikrai akivaizdu, kad rankos yra labai storos, kūnas menkutis ir ilgos gan kojos, bet, pavyzdžiui, kaip teigia Zlatela, tai mes čia galime pamatyti mergaitės, kuri yra 6,5 metų amžiaus ir turi autizmo spektro sutrikimą bei intelekto sutrikimą piešinius, tai juose mes galime stebėti, kad mergaitė tai yra 6,5 metų, tik tais greičiausiai nekontroliuojamo keverzonio etape. Tai apibendrinant sutrikusios raidos vaikų piešinius, galima daryti tokias prielaidas: stebimos funkcinio amžiaus ir biologinio amžiaus nesutapimo tendencijos intelekto sutrikimą turinčių vaikų piešiniuose, taip pat ir autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų piešiniuose. Kuo didesnis intelekto sutrikimas, tuo labiau funkcinis amžius atsilieka nuo biologinio. Sensorinė negalia, tai yra klausos arba regos, be intelekto sutrikimo nesukuria ypač aiškaus funkcinio ir biologinio amžiaus išsiskyrimo. Tai tokias apibendrinančias tendencijas galėtume jas išskirti. Ir jau dabar stabdau įrašymą ir jeigu turėsit klausimų, prašom.